Vamos dėl aplaja. Gerai sėdim, gerai, kaip visada. Augustas Šuliauskas, Žilinas Aleksandravičius, va, po vieno podcastėlio sugrįžęs, iškart pasilgtas. Harizankovas irgi senas geras. Kaip Žilvinėlį, tu vasarėlį. Su tautų prieitas įktą nuėjom iki nostalgijos, iki savo paaugliščių laikų, bet gal šį kartą iki tavo paauglystės neikim. Kaip vasarėlė tau sekas? Jo, gerai, judėsi vasarėlę, orai nelepina, bet išnaudojom kiekvieną progelę, 3x3 labai gerai judėjom, Tauro sporto mokyklai. Smagu, su kitą kartą šiek tiek judėt, bet vis tiek gerai judėjom. Su irklavimu teko dirbti vasarą Trakuose, pasaulio jaunimo čempionatas buvo Trakuose, 5 vieta aukščiausias apdovanojimas, tai vyrai, mano pastebėjimas, krepšinis ir irklavimas kardinaliai besiskiriančios sporto šakos. Pagarba ir užuojauta tiems, kurie renkasi irklavimą, sakau pagarba pirmiausia, paskui sakau užuojauta, nes sporto sunkus be galo, ištvermės labai daug, emocijų ženkliai mažiau nei pas mus, besikeičiančios situacijos irgi yra mažiau. Susidirbimo reikia milžiniško, pastangų reikia milžiniško, raumenų reikia milžiniškų. Jeigu to neturi, tada reikia turėti idealią techniką ir idealų susidirbimą, kitaip rezultato nebus. Ir kantrybės treneriams, sportininkams ir tėvams sportininkų, kuriems atrodo vasara būtų atostogos, bet pats darbymetis yra būtent vasara. Tai tu visą vasarą aukoji vardan Lietuvos. Jo, dabar tu pasakė apie irklavimą, aš atsiminiau vieną istoriją irgi su irklavimu, kurią žinau ir kuri pagrįstų tavo teiginį, kad labai sunkus ir turbūt, galima sakyti, užknisantis sportas labai. Tai Milda Valčiukaitė, kuri yra bronzininkė ir kuri iškovojo savo olimpiadai medalį ir rentą, aišku, bet rentą gauni, kai baigė karjerą. Tai Milda ten 27 ar 8 bam karjerą, kur ten visas tautinis olimpinis, žinai, Milda čia, žinai, nu, reikia, kai turi gerą sportininką, tu nori, kad jis kuo ilgiau varytų tau ir neštų gerus rezultatus. Taip. Tai Milda ten kokių gal 7-8 metų baigė karjerą ir pasakojo, kaip mėgojus gyvenimus, sako, nes aš niekada nieko nemačiau. Sėdėjau valtį ir klovau visą gyvenimą ir sako, dabar aš į konsus varau visur, žinai. Tai va, ir baigiant apie irklavimą, šalis, mūsų 3 milijonai gali padaryti tokį pasaulio čempionatą, tebūnė tai jaunimo U19. Mes turim tokią infrastruktūrą Trakuose ir mes turim tikrą gyvą trasą. Pasauly tokių yra ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti, nes yra tokių dalykų, kada varžybos vyksta kanaluose, jos dažniausiai ten ir vyksta, ir būna neprognozuojamos oro sąlygos, pas mus lieja lietus, vandens mes turėsim. Pietų šalyse kartais išdžiūsta tie kanalai ir kartais be precedento turinčiose atvejuose net yra sutrumpinamas trasas. Tai va tokie net dalykai oficialiuose aukščiausio lygio varžybose, o mes turim Galvės ežerą. Tai yra lobis, lobis, žmonės atvažiuoja, sako, tai yra natūralu, tai yra tikra, taip, ir dar ten saloj Trakų pilis, taip kad čia mūsų yra pasididžiavimas. Aukščiausio lygio turnyras, pagarba visiems tiems žmonėms, kurie ten dirbo, kažkas tokio, kažkas. Jo, visai užbaigiant irgi plaukiau tam, tai Trakų su Mildos porininkė, nepamenu. Sorry, kad nepavadėt, bet atrodo, kas čia yra, ne, vandenyrį ir kluoti. Pabandyk. 3 kartus atrodo, kad iškrisim iš karto, vos tik įlipau iš karto, taip, nors tu nejudi, tik rankos atrodo, bet be proto sunku. Gerai, čempionatas, bet yra toks kitas čempionatas, kuris 19 dienų pakeis bent jau mūsų gyvenimus ir krepšinio krepšinį mėgstančių žmonių gyvenimus labai stipriai. Barai bus pilni, alus liesis. Čiatai mirgės, fantasy, bus kuriami draftai visokie, vakar jau sudalyvau pirmam draugų čiate, tai ten didžioji dauguma Klaipėdoj, ten vienas mano draugas jūroje išplaukęs yra ir aš iš namų ir ten mus 4 pajungė, o jie visi ten buvo susirinkę prie stalo gyvus draftus daryti. Tai toks, kai esi kitoje ekrano pusėje, tai nebuvo labai man faina, bet susirinkau tą komandą, o jie ten, žinai, prie Lučio, prie Donytės ten ir renkasi, vieni kitus lasdavoja. Ir ten, dabar jūs kompiuterastai, maždaug jūsų ten, žinai, atsako, kad ekran gerai, tau rinktis, ten pasirenki ir vėl jau tarp savęs. Tai toks nelabai smagu buvo, bet smagu jo dėl čiampo, kad sakau, turbūt ir draugės, ir žmonos daugelio vyrokų sakys, kur galim kažką kitą pajungti. To ką mes atsakysim, kai jūs atsakysit. Palaukim kol kas gal. Jo, kažkaip dar nebus ką. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lašymas gali sukelti priklausomybę. Bet jo, apie tą čiampą perėsim per visas grupės maždaug, paprognozuosim, ten šiaip tokias ant galo 5 prognozes padarysim. Bet iki tol gal apie Lietuvos rinktinę pakalbam, nes yra ką pakalbėti ir ypatingai apie tą paskutinį sprendimą Rimo Kurtinaičio, kuris pakėlė antakius ne tik podcasteriam, kurie čia gali kartais kvestionuoti, tai čia podcasteriai geriausiai krepšį supranta. Neturnite podcasteriai, nes jeigu ir net Mindaugas Kuzminskas, ką neseniai LRT LT dabar davė interviu,
ir jis nelabai suprato šito sprendimo. Jo? Buvęs Bendžiaus pozicijoje pernai, skaitykim. Buvo vienintelis geriau metantis aukštas žmogus. Kuzė buvo. Bendžio atkabino, tada paliko Kuzę. Tai jis supranta, kiek tokio tipo žaidėjo kaip jis pats. Aišku, Bendžius dar labiau išreikštas sniperis negu Kuzė, bet supranta, kaip svarbu turėti tokį žmogų. Kaip tau, Augustai, pirmos mintis buvo, kai pamatei tą paveiksliuką su ačiū ir trim nuotraukytam? Aš tai šiaip nemačiau, ką Kuzė sakė, bet gal sutaps mintis su Mindaugo, man tai buvo netikėta. Taip, gal Bendžius ten ir neatrodė jau super įspūdingai gerai pasiruošimo cikle, bet vis tiek iš 4 pozicijos tai yra geriausias metikas šiuo metu rinktiniai. Ir pagal šitą sprendimą atrodo, kad Kurtinaitis visus tos kiaušinius deda ant gynybos. Nes tu lieki su Sedekerskiu, tu lieki su Ąžuolu Tubeliu toje pozicijoje. Su Radzevičium kažkiek. Gal Gytis kažkiek, ten girdėjau, kad ir Marekas yra bandomas kažkiek 4 pozicijoje, bet čia, turbūt jis nežais ir gal geriau būtų, jeigu nežaistų. Tai manau, kad vis tiek lieka Tadas ir Ąžuolas toj pozicijai, kažkiek Gytis Radzevičius, tu lieki arba su labai žemų 4 numeriu Radzevičium, arba su 2, kurie neturi labai stabilaus metimo iš toli. Ir kurių reputacija varžovų komandose nėra kaip išreikštų snaiperių. Tai natūralu, kad tu gali tikėtis nemažai pagalbų ir aš tikiu, kad pavyzdžiui, jeigu mes kokiam nors 8-finalyje arba 4-finalyje nepataikysim 3 tritaškius iš 22 ar 3 iš 21, tai tikrai prisiminsim tą faktą, kad Eimantas Bendžius buvo atkabintas paskutinis rinktinėje, nes jis vis tiek procentai jo visai ten viso pasiruošimo cikle visai neblogai gavosi gale. Tai aš galvoju, kad man buvo tikrai keista. Aš buvau įsitikinęs, kad liks, kad pirmi 2 tos 2 atspėjau, kad neliks Žemaičio ir Upštavičiaus, ir 3 sakiau, kad neliks Biručio. Ir toks sprendimas varyti su JV, Biručiu, Mareku ir dar Ąžuolu, kuris, kai žaidė 5 pozicijoje, tai atrodė tikrai super solidžiai. Aš nesakau, kad ten jį reikia leisti ilgai toje pozicijoje, bet tu išleisk jį ten 5 minutės ir viskas. Ir tai toks sprendimas pasilikti 3 vidurio puolėjus ir dar 4 žmogų, kuris gali, 3,5 vidurio puolėjo, tai tikrai, sakykim taip, nešokiruojantis gal sprendimas, bet toks, kuris tikrai įdomesnis sprendimas, sakykim taip. Pataikiai beveik, ką sakė Mindaugas, tik pasakė rizikingas sprendimas. Rizikingas, jo. Bet vis tiek, jis dėlioja savo žodžius atsargiau negu mes. Bet jeigu jis prie stalo, tu jo sakytum, ką aš čia nahui sakytum. Jo, tęsiant. Supratau, tai yra rizikingas. Ar Mindaugas keikės? Ne, Mindaugas. Žaidžiau kašį šią vasarą su Mindaugu Palangoje. Žiūrėk, bet kai tu žaidži kašį, tai... Emocijos viena yra. Tai ar Šuliauskas keikėsi? Mano tėvai gal irgi nesitikėjo, kad 12 metų, kai žiūrės mano krepšinio rungtynės, aš visais keiksmažais šilės keiksiu. O aš tavęs negirdėjęs, besikeikiančių. 3x3 žaidėm ir žurnalistuose žaidėm, nepamenu, kad tu sakai ten ir B, ir K, ir P. Tai žinai, žurnalistų turnyrė, kai viską laimi, tai nesiparinė. Negirdėjai. Gal su Skaisgiriu gal kokią žuvytę užmesti ar kokią pastabą? Ne, aš dabar jau labiau chill žaidžiant kašę. Viskai rodys, negu anksčiau. Pasiekęs, ramu. Ne, nieko neįrodys, nieko nepasiekęs, bet tiesiog ramesnis su metais. Įrodysantis ir siekiantis. Tęsant ilgą mintį, pasižiūrėkim dabar mes į kontrolinių rungtynių sąrašą. Išskyrus mačą su slovėnais, užmetėm 16 tritaškių tose rungtynėse. Visose kitose buvo 6-9 tritaškiai. Pasižiūrėkim dabar mes į kokią... Su slovėnais buvo 16, slovėnai pataikė 6. Tai va čia buvo didžiausias kontrastas, kada mes galim tikrai sakyti, taip mes sumetėm, taip Bendžius, taip ta žaidimo stilius, taip galim susimesti iš toliau. Atsiprašysiu, nes geras pranešėjas užvesdavo labai gerai, dėl to neįdavo pramesti. Jo. Pagarba. Pasikėliau. Jo, bet dabar pažiūrėkime mes, pavyzdžiui, į Latvijos statistiką, kurią meta praktiškai kas antroje atakai. Vienas vidutinis, vienas tolimas, vienas vidutinis, vienas tolimas. Tai toj komandai atkabinta snaiperio pozicija visiškai būtų nesuprantama, absoliučiai būtų kvestionuojama situacija, visiškai nesuprantama. Dabar čia, kaip Augis sakė, jo, jeigu dar mes 5 numerį Tubelį metam ir jis ten gerai atrodo, jis ten tikrai gerai atrodo. Kita vertus, dar gali pataikyti iš tolimo nuotolio. Tai va, jeigu jam eina, tai kažkiek gali kompensuoti 4 stipraus metiko nebuvimą. Jeigu ne, ir jeigu Ąžuolas žaidžia 5, Marekas 4, gal jis toliau nuo krepšio sužais, bet tai nėra metikas, Jėzau, tai jis tikrai nepatrauks į priekį komandos. Tai
sprendimas toks, kad kai kurie internautai rašė, tai čia jeigu Jonas traumą gaus, bet čia, žinai, force majoras, jeigu mes apie tai pradėsim kalbėti. Tai, žinai, jeigu Jonas gaus traumą, tai mes galim tiesiog iškart, čia nebelieka. Tai jeigu Jokubaitis žais, jeigu Jokubaitis gaus traumą, tai tada reikia vežtis dar žemaitį, žinai, čia tada tokia situacija, tai apie tai kalbėti nereikia, bet, faktas tas, kad, kažkaip aš galvoju, pasirengimo cikle, negali sakyti, kad mūsų buvo stipriau jėga tritaškiai, ieškant alibi trenerių štabo sprendimų, žinai. Bet be tritaškių tu nelaimėsi. Aišku, kad nelaimėsi, be abejo. Bet aišku, kad nelaimėsi. JV reikia kaip čia žaisti su to JV. Tai vienas iš planų yra, kad dvigubins, tai turi turėti metikus. Metiką vienintelį metantį aukštą tu. Aišku, kad nelaimėsi. Ir dabar pažiūrėkim, pavyzdžiui, gerai, Suomija, ten Markaninas, einant prie mūsų grupės, vokiečiai ne vieną mačą teko daryti, va dabar man pasirengimo cikle. Tai yra, beproto bėganti komanda. Beprotiškai bėganti komanda. Žaidė su ispanais, jie mušė juos ispanų ginklu. Faktas, kad pas ispanus dabar yra 19-mečiai, turbūt irgi precedentą neturint atvejais visiškai. 19-metis pagrindinis Ispanijos rinktinės žaidėjas, tebūnė ten kartų kaita, tebūnė Lorenzo atsisakė ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tokioje situacijoje prieš bėgančią gerai pataikančią su Wagneriu, su kitais metikais komanda, tai variantas, kad mums gali Ąžuolą reikėti 5 pozicijai. Variantas. Tai tada reiškia mūsų pasirinkimas dar susiaurėja, nes mes turim ir Mareką, turim ir Lauryną, kuriems greit bėgti, Joną jam irgi bus sunku greit bėgti. Tai va tose rungtynėse gali labai trūkti tritaškių, labai trūkti, taip kad pasverta rizika. Teko su Eimantu. Gali būti sunku šiek tiek. Pakalbėjau su Eimantu ir galvoju, kiek čia norės kalbėti, bet visai pakalbėjom. Tai, sako, aš suprantu čia, kokie čia yra sprendimas tiesiog vizijos, strategijos ir viskas su to, bet jis savo argumentų nemažai pateikė. Tai vienas iš tų yra, kad sako, aš taip spėjau, kad mane įsivaizdavo, kad maždaug, kad ar su Bendžium arba Bendžiaus mes iš grupės vis tiek, bet kokia atveju išeisim, labiau žiūrėjau, toks toleregiškas buvo maždaug matymas, kad Latvija arba Turkai. Tai kad maždaug tose mačiuose fiziškumas tų komandų aukštų žmonių yra didesnis ir neva Bendžius prasmektų ten, bet sako, žiūriu iš tos pusės, kad, pavyzdžiui, Osmanis tas pats, man sako, labai parankus ir atakuotinas, jis yra prieš turkus, jeigu žais, sako, prieš latvius, kai žaidėm, sako... Šmits ten turbūt... Bet, sako, prieš Šmitą, va, tose rungtynėse, ten bandė paustinti, bet, sako, aš, nebuvo, kad net stovėjau, visai atstovėta. O Gražuolis, pavyzdžiui, ten ir Tubelį ir sėdė už paustino tą mačą, jeigu būtent įman tą mačą. Bet šiaip, sako, bendrai, nelabai jau bėra, ypač rinktinių krepšinėje, kad pirma, antra opcija būtų centravimas, kur neva Eimanto akivaizdu yra labai silpna vieta ir jis tai pripažįsta, nors pateikė pavyzdžių, kur gan atstovėdavo, bet sako, kad jeigu aš taip galvoju, kad manęs neėmė dėl to mano fiziškumo trūkumo, žiūrint į Rygos potencialius varžovus, tai kažkaip, sako, aš kitaip matau, pateikė tavo Osmanio pavyzdį, kur galėtų atakuoti. Ne, tai labai nedaug kas iš vis, tas gerai krepšio žaidimas, jo ten gali kelis kartus padaryti kelias atakas, bet po to vis tiek, krepšinis nebėra tas toks dalykas. Bet Bendžius ir nežaistų niekada 20 minučių, vis tiek mes įsivaizduojam tą tokį, kur kai kurios rungtynėse gal ir neišeitų į aikštėse, kur neparanku būtų, bet kur išeitum, tai vis tiek mes suprantam turbūt 2 išeimus ten, ar 3 po 5, ar ten 2 po 7, ir vis tiek išsimetimą tą 4-5 tritaškių. Netapsis kitų žaidėjų, jam 3-5 metai, bet labai aiškios, ką jis gali duoti ir sako, nesigina, o tai čia visa rinktinė yra, tai two-way players. Tai jau čia pas mus visi kiti, tai visi ginasi ir puola. Ne, tai turi aiškius ginklus. Bet jeigu lygini, žinai, tai vat ir sakau, kad Kurtinaitis viską stato ant gynybos, o ne ant tritaškių. Nes, Tadas Sedekerskis ir Tubelis 4 pozicijoje. Jeigu taip lyginant, tai geriau už Bendžių ginasi. Akivaizdu, čia tai vat ir tokia, vat, kaip ir pats Eimantas tau sakė, kad tiesiog čia yra trenerio filosofija, trenerio vizijos pasirinkimas. Ir pasižiūrėsim, ar tai pasiteisins ar ne. Čia dabar gali sakyti, ką nori, bet gal tą gynybą mes kažkaip išvažiuosim čempionatą. Bet kai kalbam... Gal pradės Tadas sumest čempionatą 40% tritaškių su 3... Tadas gali pataikyti. Gal Tadas pradės mest, gal pradės. Bet žinai, vat aš norėjau pabaigti mano mintį, kad jeigu bus 40% ant 1,7 bandymų per rungtynės, tai man tai nieko nesako. Jeigu bus 3,5 bandymų ir kem procentų, tada žinai, tada ir gynyba, ir tada puolimai tritaškiai. Tai čia toks bus, žinai,
Gal tas sužais. Akivaizdu turbūt, kad taip kaip tu sakai, kad toks mąstymas ir yra. Bet tada jo, su tais 4 numeriais tai dar, bet kai atsisukam į tos 3,5 centro, kur kalbėjom ir kur sakom, kad JV yra mūsų, irgi tu video leidai, kur su JV, bei JV analizavai, kaip maždaug mums geriau žaisti. Nu irgi aiškios tos tokios mūsų spragos, kad su JV. Tai mes šalia JV paimam dar tokius pat 2 žaidėjus, Mareką ir... jam pakeisti. Ir aišku, jų turbūt nedvigubins Biručia su Mareku. Jam pakeisti. Faktas. Tai kaip ir daugiau tada gal erdvės turės, bet tų metikų trūkumas, kur mes, turim Rokas Giedraitis, visko matęs metikas ir tikrai turbūt nepridėsi kelnes. Davidui su tokia rolė yra pirmas čempas. Tai va, esame matę tokių snaiperių, kur šaudo, ateina į čempą ir tušti. Taip. Tai va, jeigu Sirvidžiui, tarkim, nepaeitų, tada dar išsimam. Tai liekam per visą komandą su vienu galinčiu pataikyti Roku Giedraičiu, kuris irgi dar nėra pataikęs ne vienam čempė. Yeah. Tai toks kaip juodžiausias scenarius piešino, atrodo, kad čia iš vis mes galim, su kokia dar gynyba ateis tau Lauri Markanenas, ten dės per galvą ir apie mes gynybos kalbam. Mes matėm ką ten, Porzingį ir Šengiūną per 8 rungtynės, kur čia gynybą parodyt. Abu ten vis tiek užmetė tų taškų Šengiūnas. Ir plius Rokas Jokubaitis irgi nėra iš toli metikas. Jo vis tiek vidutinis yra stiprioji pusė. Tai teoriškai, kai tu žaidi tos minutės 15 ar 20 ar 25, nesvarbu kiek jų bus, čempionate tu vis tiek žaidi per jį ir tada tau reikia tokių užtikrintų metikų iš toli. Taip. Tai vat irgi toks klausimas. Bet, irgi iš draugiško atrodo, kad ta JV rolė irgi bus labai nedidelė. Dar kai tu ėmi 3,5 centro, tai atrodo, kad nieks per daug nepasikeis, gal net čempionato metu, kalbant apie JV rolę, ko aš šiaip tikėčiausi, kad vis tiek daugiau žais čempionato metu, negu žaidė draugiškose, bet gal ir ne. Gal ir ne. Atkabinimo faktas, aš manau, irgi force majorinis, nes pasižiūrėkime iš kitų rinktinių, kas buvo atleistas, ar nors vienas žaidėjas be traumos ir be priežasties 35 po kontrolinių rungtynių ciklo, padėkota jam žaidimą, manau. Buvo Zorano Dragičiaus tas visas. Bet ten buvo vidinių dalykų. Vidiniai, jo. Čia krepšinį, nieks nepasakė, kad bent jau ten nesąmonės darai rūbiniai. Jo, ir bet to vis tiek. Tai jau tikrai toliausiai nuo realybės. Ciklo metu, ne, su Slovėnija ten blogi reikalai, faktas, kad ten jie perspykė visi ir nepasidalinę vaidmenimis ir veteranai vis dar gal ir mato save labai aukštai, bet ten irgi kartu, kai ta veterano laikas praėjo viskas ir ką turi realiai smarkiai išreikštas Dončičius šalia savęs, tai nėra net ko lyginti. Nei su Suomija, nei su Graikija nepalyginami dalykai. Slovenija neturi nieko praktiškai. Su pagarba tiem žaidėjams. Prieisim iki to. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad irgi 35 žaidėjas, kuris atvyko į rinktinę, žaidė atrankoj, gerai atrodė pasirodo. Ir dabar praleido tik vieną tą pralaimėtą mačą turkams. Viskas atrodo buvo gerai. Ir net nebėjau, kad pats tikėjo, kad važiuos užbaigti savo pasirodymo Eurobasketą. Rinktinės. Labai geras pointas, nes visiškai atmestų, mes kalbame apie Mantą Rupštavičių. Pirmas atmetimas, viskas aišku. Ten žmonės tampa iki pat galo, bet Rupštavičius, tai tu kiekvieną minutę galėdamas praleisti šalia tokių žaidėjų ir tokių... Be abejo, jam nauda, rinktiniai nauda, Lietuvai nauda. Faktas, jo, o dėl antrojo, kaip Augis sakė, pataikė, aišku, viskas tvarkoja, pasižiūrėkim, paskutinis mačas be Jokubaičio žaidė rinktinę, ne? Ir ten realiai, ten vyko Žemaičio ir Veličkos netiesioginė kova. Kažkaip taip atrodė, Žemaitis pasiema kamuolį, veržėsi, niekam nenusimeta, eina iki galo, pas nori įsimest. Velička užmetė iš toli kelis kartus. Irgi, wow, didelis bonusas buvo. Jie daug žaidė, jie daug metė. Tiesiog, tose rungtynėse su Islandija, bet man atrodo, kad net Žemaitis daugiau asistų padarė ir daugiau kamuolių atkovojo. Tiesiog žiūrint į pliką statistiką, bet vis tiek kažkaip Arnas geriau vietom sužaidęs pasiėmė tą vietą paskutinę. Po irgi ilgo laiko, po ilgo galvojimo. Dar galėsim iki Žemaičio Veličkos nueiti, bet noriu dar užbaigti šitą Bendžiaus temą, kad irgi prisimenant kandidatų sąrašą Kurtinaičio paskelbtą ir kaip pasakymą, kad jisai Ulanovui neskambino. Ir tada jam už 2 mėnesių jam reikia 4 besiginančio gerai. Bet Ulanovui jis net neskambina. Tai čia vėl tada toks kažkaip ne iki galo, tada aišku, kad tokio tipo žaidėjo nereikia, bet kai reikia pasirinkti galutinius, tai tu tada sakai, kad gynyba tau svarbiau negu užmest. Tai čia Kaugis ir sakė. Gynyba daug geresnė negu jo, Kaugis ir sakė. Bet jeigu vis tiek Ulanovas gynybinio plano 4 numeris toks šio laikiškesnis. Kur aš nesakau, kad būtinai jį būtum paėmęs, bet kad tau net tarp kandidatų nereikia.
Nu, bet jis tada matė ketvirtoje pozicijoje, o metikas geresnis Bendžius. Užulė geresnis metikas. Ir Tadas, ir Ąžuolas. Tai gynyboje nereikėjo gal Ulanovo tiesiog. Jo, ir plus dar mažiau metimo negu Tadas ir negu Ąžuolas. Tai. No. Jo, bet šiaip įdomu buvo, kad irgi, tarkim, su tom draugiškom rungtynėm, kur su Latvijais Rygoje buvo prastos, tikrai Bendžius rungtynės ten prastai atrodė. Ir tada po kelių dienų, ar ne, kitą dieną, Šiauliuose su Slovėnais 4-4 tritaškių ir vis tiek 12 minučių žaidė. Nu, tai atrodo, kad kažkaip žmogui, kuriam prastą mačą turėjai ir kitas mačas geras ir vis tiek tik 12 minučių. Bet ten su Slovėnas toks ir mačas, ten, žinai, ėjo ir ten prasidėjo dalykas. Bet jeigu tu nori psichologiškai pakelti žmogų po sunkių rungtynių ir jeigu tu iš vis jį matai kaip svarbią dalį. Sumetė, tai jau atrodo, jau pasikėlė. Ir 12 minutų toks, nu tai okei, mes toliau, užsiaugink tą kažkokį pasitikėjimą gal. Nes aš ir kalbėjau Šiauliuose truputį prieš mačą, kad taip ir man labai keista buvo, kad sakau, nu kaip, nu blema, čia labai daug kas neaišku, sako. Ir man taip, nu kaip ir daugumai, kad kažkaip Bendžių visi nuskaitėm, kad nu tikrai, kad ims. Ir sako, neaišku man čia, sako, paims, nepaims. Tu čia su Eimantu kalbėjai? Jo, su Eimantu. Ir jis taip kažkaip, nu sakau, tada aš jau tada nieko nebesuprantu. Jeigu jau tavęs neims. Ir dar po to mačo kaip tik ir sumetė. Irgi va tos tritaškius, tada galvoju, nu šis ką tu čia nesišneik. Ja, bet su turkais nežaidė. Su turkais šis nežaidė, jo. Ir tada, kaip ir minėta, dėl turbūt argumentų. Ir sakė, treniruotėse... Praščiau atrodo. Jo, nebuvo jo ten super, skaičiai gal neblogi yra, nes tas 4-4 iškraipo. Bandė kitus žmonės jo pozicijai. Jo, bet ir šiaip skaičiai gal truputį ten 3 gal 5% yra, kas truputį iškraipo su tais 4-4 atmestos 4-4 ir jau ten nebegausi tokio gero. Su Latvijos, kaip sakei, niekas nepataikė visai. Jo, su Latvijos ten prastas mačas. Jo, nu tai išanalizavom, atrodo, jo, nemažai kampų ir įdomu, kad ir pats Eimantas irgi kažkokį savo požiūrį pateikė, bet kaip sakydavom, kad ten 11-12 žaidėjas čia Lietuva diskutuoja, čia podcastus daro ir kur nelabai aktualu, bet kad čia kažkaip šiuo atveju ta pati rinktinė su to pasirinkimu, kaip sakėm, kad laikyti 35 metų žmogų iki po net paskutinių rungtynių, kad iki čiampo likus čia 4 dienom. Ir prisimink, plus dargi buvo tas, pridedant prie to Eimanto, kad pats Eimantas nebuvo tikras, ar pateks ar ne. Dabar kai prisimeni, kad kai kažkas paklausė iš žurnalistų, nepamenu dabar kas, kad tai ar renkatės tarp Mareko ir Biručio ir kad pats Kurtinaitis sako, aš gerai, kad jūs žino, tipo, čia jūs renkatės tarp jų, tipo. Tai irgi toksai. Sako, aš kaip koks nusikaltėlis dabar. Kad dabar retrospektyviai žiūrint į tą situaciją, tai va kai jis turėjo menį. Ne, jis panaudojo dar posakį liaudės, kad tavo žmona visas kaimas sužinai paskutinius. Jis sako, čia jūs sako, aš tai pirmas įgirdžiu, kad aš renkuos, čia jūs formuojat. Ekonomita, tai jo, čia, kaip sakai, jau buvo užuomina užmesta, kad jūs gal pervertinant Bendžiaus galimybės. Jo, kad jūs you got your information wrong. Nu, bet, žinai, galvoju logiškai, niekaip, pagal jokią logikos teoriją pasaulinę negalvoju, kad reikia 3,5 centro krepšinėje, kur centrai iš vis tampa nebe... Žilvinai, ir man tik pasirodė, ar Haris tik Karimą Kurtinaitį nelogišku pavadino. Ai. 100%. Nufilmavote, ne? Ne, Kurtinaitis logiškas vyras, bet nelogiškas sprendimas. Gerai, supratau. Gerai, kaip Kuzminskas pasakytų, rizikingas. Jo. Ne, bet... Nežinau, pažiūrėsim, kad tik veiktų. Kad tik veiktų. Išmoksim iš kanalo apie krepšinį. Kad galima ir su 3,5. Pataikys Tadas 5% tritaškius po 3,7 Ąžuolas ketvirtus užžais, irgi užmes, nubėgs su vokiečiais ir Jonas pacentruos ir... Spėsime, nesu vokiečiais reikia, nesu vokiečiais reikia, tai labiau Latvijos turkais reikia. Latvijos turkus dar. Tai paskui, tai jo, bet čia, žinai, gaudant pirmą vietą grupiai, tai, kas aišku, yra labai sunkiai tikėtina. Bet tada būtų kitas kelias lengvesnis. Jeigu ne, tai aišku, Latvijos turkai tada neišvengiamai. Jo, dar kas pasirašyme man irgi buvo toks įdomus dalykas ir keistokas ir galbūt nelogiškas, Augustai, kad labai tų 5 keitimų buvo labai daug. Ir, vis tiek, aš suprantu, pradžioje tikrinimą žaidėjų ir ten žiūrėjimą, kas prie ko dera, nedera, kaip čia galima žaisti, bet kad tai tęsiasi visą pasirašymą praktiškai ir tokių nusistovėjusių kažkokių aiškių, kad va čia tas pirmas branduolys, nes Dživy vėliau pasijungia, ten pradžiai tai leidžia į startą, tai neleidžia, tai po to nuo suolo. Tai ten daugiau prie jo reikia derinti, žinai, kaip jis gali. Visas per visą vos nepasirašymą, atrodo, tęsiasi. Ir turbūt ta neiškumo korta, jinai per daug sričių pasireiškia, va, kaip ir sakau, kur ten pats Eimantas, tarkim, nežino, ar žais 5, koks čia bus tas pirmas, koks antras, kokioj pozicijoje, kas su kuo labiau žais.
irgi toks atrodo neaišku. Tas žaidimas čia irgi, va, kaip sakė Augustai, su JV. Tai mes čia lygiau 15 minučių su JV ar 25. Ir tas visas pasirašyti tokio labai atrodo neaišku. Visi žinom, kad bėgsim ir agresyviai ginsimės. Nu tai čia teorijoje prieš tokias komandas gal taip skamba. Sirvidžio rolę gali dar pridėti prie šito viso reikalo. Nes buvo daug rungtynių, kur Deividas tikrai vos ne vienas ten iš paskutinių kyla nuo suolo į tą antrą poziciją. Ir tada matai, kad jis patraukia tą komandą, kad tampa, kad iš 90 nuo suolo kylančio žaidėjo, ar ten vos ne 11-12 kyla, tampa antrų svarbiausių komandų žaidėjų aikšteliai. Tai... X faktorių pasirašiau, vat būtent, ką dabar Augišneka, va čia va. Čia prie galo mūsų. Tai, bet šitas irgi man atrodo, kad Kurtinaitis antroje pozicijoje bando Sargiūną ir Normantą kažkiek dėl gynybos. Nes Sirvis vis tiek yra kažkiek labiau gal atakuojamas negu pirmi du. Ir mažiau gal agresyviai gali gintis negu tie du žmonės. Tai, bet puolime mes matom, ką jis gali pasiūlyti. Tai... Euras taip atkalęs gerai. Tai viskas atkalęs gerai. Jo, kiek pamatėm skirtingų dalykų, kurių nematėm Eurolygų šiam sezonui. Faktas, daugėja. Puolime Arsenalo. Kaip kažkada Kurtinaitis tikėjo Roku labai ir padėjo jam atsiskleisti. Taip dabar, Šaras daug prisidėjo. Dabar jau Sirvidį gal turbūt pirmą tą tokią opciją į kelią, o Rokas jau vis tiek labiau nueinantis žaidėjas, bet vis tiek, akivaizdu, kurčio žmogus, tai panašu, kad nori ir iš Sirvidžio padaryti ir pabrėžė, kaip pačioje pradžioje ten konferencijos ir kad matau kaip Sirvidį, kaip vieną iš neatskleistų žaidėjų, nevasakydamas čia trinkėrių, kad matau, kur galima daugiau išnaudoti. Ir va to kažkokio didesnio išnaudojimo, bent paskutinėse rungtynėse, norėjos kažkaip, kad sužaistų jau tą tokią, sakykime, gal, aišku, tada jie masto, kad mes pirmame mače darysime tos testus, nes vis tiek nunešim ten, kad ir kaip be keitaliodami, kad maždaug pasiruošimą prailginsim dar iki pirmo čempionato mačo. Gal tokia gali būti kažkiek paaiškinama logika, kad jau viską, ką susiderinom, išsimėginsim prieš Britus. Ir būtų jokinga, jeigu gautume, aišku, bet testuodami. Bet čia, aišku, mano tokia konspiracijos teorija, kuri bent jau paaiškina tą pasiruošiminį tokį jau į galą, vis tiek neaišku. Bet matai, irgi Kurtinaitis irgi pats šneka. Gerai būtų, sako, ir 14 nusivežti. Vat gerai būtų. Net ne apie traumą reikia kalbėti, žinai, bet tiesiog vienam gali registruoti, kitam negali. Kaip futbole. Ant suolo, va tiek žmonių, žinai. Dar viena komanda vos nesėdi, o mes neturim praktiškai nieko, žinai. Tai va, ir išsiduoja, jeigu dar 15 žmonių stovyklose ir tu ten turi 3-5, va ten dar kiek buvo rotacijų, kiek paieškų, žinai, kai tu žaidi dar prieš savus, puikiai žinodamas jo galimybės, jis puikiai žino tavo galimybės. Tai manau, kad dar treneriam taip ir liko, aš galvoju, neatsakytų klausimo, o jeigu tas su tuo tai taip, o jeigu tas su tuo tai taip, o jeigu prieš Markaneną tai va taip, o jeigu prieš Latvius bėgančius tritaškius metančius kitaip, tai, žinai, čia. Su 14 būtų daugiau dar variantų ir tada visi paplotų rankom, žinai, Rupštavičius ateitie žaidėjas, nusivežėm visus, 3,5 centro, eimo pasiėmėm ir dar Žemaitį mažu Rokui kas atsitiks. Bet čia... Ne, čia... Ne, gerai apie tai nešnekam, viskas, bet tai tiesiog, be abejo, bet treneriai neatsakė turbūt visus klausimus, net patys savo gal net neatsakė, nes turbūt taip vėlai pranešto 12 nei prieš vieną čempą, mes irgi nesame. Bet tai kaip, Žilinai, man atrodo, jums neatrodo keista abiems. Vėlai. Kad kaip tu gali dar neturėti atsakymą į klausimus, kai tu pirmą rinktinę, kuri pradėjai čempionatą, pasiruošimą čempionatą, kurios treniruotės ten ilgiausios trukdavo ilgiau negu kitų. Tai, žinai, man tai keista, pavyzdžiui, atrodo kaip Kipras, kuriam žaist, sužaidė 2 kontrolinės rungtynės. Jam atrodo viskas, aišku, jie gaus. Tai jie iš darbų negali išsiprašyti, aš lūkesčių nėra. Žaidėjai iš darbų neišleidžia. Tai bet valio, bet tai tau šansas yra unikalus vienintelis, kai tu esi šeimininkas. Tai žaisk, kvieskis visus, Jėzau, rodykis, žinai, kažką. Tobulėgi, žaisdamas gauni skudurus ir tu tobulėjai per tas draugiškas, kol dar kiti tik ieško. Kol dar kiti nesiekia 100% pergalės, nors Kurtinaičio filosofija draugiškas, nedraugiškas. Neįdomu, nerūpi. Žaidžiam maksimaliai, spaudžiam, turim laimėti. Ir Islandija dėl to pasirinkta, kad su psichologiniu tonus išvažiuotume į čempionatą po pergalės vis dėlto, o ne po kokio pralaimėjimo apmaudus turkam. Turkai vieną per žandą davė, Islandai paglostė sėkmę. Jo, vis tiek, žvejų komanda įveikta. Jo, aišku, bet kaip ir sakom, su tais 11, 12, 14 žaidėjų, turbūt vis tiek ne tai lems mūsų tą sėkmę, Jokubaitis vis tiek mano galva yra, kad ir, sako, kad JV komandos lyderis, aš matau čia kaip Jokubaičio rinktinė jau. Ir tas tada klausimas, pavyzdžiui, kaip tau, Augustai, atrodo, kad su JV 15 minučių ar mes turime tokią prabangą, kad ten, mažiau nei 20 JV leis, nors jis yra akivaizdi jėga su akivaizdžiom problemų. Bet kaip mes turėtume, vis tiek turim
Jeigu turi jau tokį žmogų, tu turi kažkaip išnaudoti jo jėgą. Man atrodo, kad taip, kad vis tiek jo ta gynyba jo pastoviai atakuojama ir čempionatuose, play-offų, tose jau net ne grupėje, kai tai žaidi dėl vietų, tai dar labiau ta gynyba tampa opesnė problema, nes tiesiog kitų komandų treneriai jau kreipia didžiausią dėmesį į tai, kad tu kiekvienoje įmanoma maksimaliai atakui žaistum prieš varžovų silpnybės. Tai galim prisiminti ir praeitį, kiek buvo rungtynių, kuriuose lietuviai būtent nuo tos gynybos ir nukentėdavo, kai leisdavo mėtyti vidutinius metimus ir tos vidutinius susimesdavo ir visokie Lorenzo Brownai ir kitos šalis. Tai, bet, nežinau, kadangi Jono kiti toj pozicijoje esantys žaidėjai, jau nėra tokie jau kažkokie superstarai ar starai, tai nežinau, kažkaip atrodo, kad norisi gal bent 20 minučių duoti Jonui ir gyvent su tuo. Ir kiti likutį ten pasidalintų žaidėjai pagal situaciją ir pagal kaip einas. Nes anksčiau būdavo su Jonu ta gynyba, kad jisai stovi tiesiog po krepšiu vos nebaudos aikštelį ir mes paliekam vidutinį. Dabar yra daug tos gynybos bandoma, kad jisai yra užtvaros lygi ir tu gali kaip ir sakyti, kad tu siunti 2 žmonės ant kamulio, bet ne taip agresyviai, kaip galbūt kas yra stepautas. Ta tokia vidurinė gynyba tarp to dropo, kaip prieš tai būdavo, ir tarp stepautų. Tu stovi užtvaros linijai. Jo, užtvaros linijai ir neleidi to metimo po driblingo daryti. Bet tada ateina pagalbos ir tada problemos persikelia nuo to vidutinio metimo jau į kitą pusę, į silpną pusę. Tai tu gali bandyti taip eliminuoti tą Jono problemą, ką ir bandė pasiruošimo cikle daryti rinktinę. Gal su tokiu planu bus geriau. Kai žinai, kaip ten silpnoji pusėje tvarkysis kiti žaidėjai, kaip Jonas spės grįžti po krepšiu, nes reikia kilti aukščiau, jau nėra, kad tu tiesiog lauki ir tu būni po krepšiu. Tai įdomu, kaip čia viskas bus, bet aš vis tiek sakau, kad kai toj pozicijoje yra Birutis ir Marekas, tai kažkaip atrodytų, kad daugiau negu 15 minučių tikrai naudotų turbūt jį norėtųsi. Tau, Žiliūnai, nekilo klausimų, kaip vis tiek diskutuoja dėl JV formos, ne va, kad jis vėliau prisijungė, tai jo ta forma jau čia skandalai buvo iš tos formos kilę, bet irgi kalbama, kad maždaug čia JV dar kažkaip toks visada žiūrėdom, kad daug anksčiau įeidavo į formą ir prieš čempą atrodydavo jau toks ready. Dabar jis turbūt per eilę metų atrodo toks, kur dar neatrodo iki galo, kad jisai čia pasiruošęs yra. Bet ar jam, čia klausimas yra, ar jam iš vis ten kažkur, kur jis gali pasiruošti, per kurią pusę jisai fiziškai čia jo jėga yra, o krepšinio suvokimais turi, tai kai reiks, atrodo vis tiek tą savo radęs silpnesnį varžovą, vis tiek jį traiškis. Nebent fiziškai jo. IQ yra toks, koks yra, žinai, su Islandais iš toli pataikė. Tas veidavėjus jo firminius, kur darai bum, jeigu nukrenta laužiant išaus, jeigu stovi vietoje, sukies per petį ir meti savo tą... Jeigu uždaro dešinę, tai sukies ant kairę per dešinį petį. Jo, bet jis visai, manau, geras procentas, įdomu, nėra statistikoje kur nors kiek ten, kokį 100% jaučiu, jeigu nedaugiau. Ne per draugiškas, bet šiaip karjerai. Ne šiam gal manau, bet... Bet geras, toks, kur... Jo, aš toks, žinai, galvoju, vis tiek, negali sakyti, kad Jonas žaidė vienodai, vis tiek, aš sakyčiau, vis tiek kylančią kreivę kažkaip žaidė. Paskutinis mačas man superins buvo, labai gražu viskas, ten buvo sudėliota, žinai, pick and popas nusimetė, pataikė iš toli, valio. Tai jeigu kylanti dar tą formą, žinai, jeigu jis čempio pasieks piką ant playoffų, tai bus super, nepervargęs tikrai bus, Jeigu žais 15 daugiau minučių, tai, žinai. Tai manau, tai čia į gerą išeis šitas. Lėtesnis jo prisijungimas, lėtesnis įsivažiavimas. Kad jiems trūks santykių, sąveikos su žaidėjais, nulis, apie tai nereikia kalbėti. Tikrai supras visi, kas ko nori, tikrai supras per ilgą tokį pasirengimo ciklą. Vis tiek, kad jis ir neždė, vis tiek buvo su komanda, matė viską, kaip ten kas dėliojasi. Tai vienareikšmiškai. Tai manau, kad nedarau čia bėdos šitoje vietoje, dėl to vėlesnio prisijungimo. Bus gerai. Nebus blogiau, nei kad būtų prisijungęs nuo pradžių. Va taip gal reiktų pasakyti. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Manau, galime eiti dabar per grupės. Maždaug ne apie kiekvieną gal komandą, bet tas dugninės ten turbūt daug nei ką kalbėti yra, nei kam įdomu apie jas. Bet bent jau tos ketvertukus tai galim pasidėlioti. Maždaug, tai nuo A grupės galim pradėti tada. Serbai, Latviai, Turkai, Estai, Čekai, Portugalai. Tai apie pirmą komandą, apie kurią kalbėsim, yra kalbama, kad jį pirmą ir šiaip ir liks. Ir podcast'e po čempą. Tik prisiminti reikia aštuntfinalį
praėjusio čempionato ir fiaską reikia prisiminti. Bet tada taip garsiai niekas apie jas nekalbėjo. Bet nebuvo. Jo, tada taip garsiai mes nekalbėjom, po to parodė Olimpinės, po to parodė pasaulis, einanti ta komanda su to pačiu treneriu, kuris jau buvo baigęs karjerą po olimpinio ciklo, kuris vėl buvo perkalbėtas, kuriam 75, tai irgi turbūt precedento neturintis atvejis, Aito Garcia Renesas nebuvo tokio amžiaus ir jis nelaimėjo turbūt potencialiai Europos čempionatą, apie ką mes dabar kalbam. Tai va tau testinumas ir va tau gali sakyti milžiniška selekcija ir visiškai dabar jau neskausminga kartų kaita. Ten yra 2 komandos lygiai vertės. Dabar mačiau paskutinį straipsnį čia iš tų, kas nežaidė rinktinė ir iš tų, kas yra rinktinė ir irgi apie Lietuvą kalbam. Kad ten... Mes prieš 2 mėnesius šitą buvom padarę. 50 prieš 50. Tai ten Serbijoje dabartinė šitą 12 komandų, ten dar atkabinti keli žmonės, skelk per pusę ir tu ten, žinai, Vasai vieną, Guduričius į kitą, Avramovičius į vieną, Marinkovičius į kitą. Bet Jokičius, čia, žinai, okei, gerai, Milutinovas tada, vis tiek kitoj pusėje, žinai, ir ten gali Dobričiui į vieną, Stefanas Jovičius į kitą, dar ten, žodžiu, 2 komandos ten yra. Ir aišku, jeigu jie su savo serbišku mentalitetu, negalvodami apie favorito statusą, sumindys visus, tai vienareikšmiškai, ką šneka ekspertai, ką šneka bookmakeriai. Sudėtis ant popieriaus yra stipriausia. Su Bogda daryk, ką nori. Tai va, tas ir keista, kad Jokičius su Bogdanovičiu yra jau ne jaunuoliai, jiem ten 30 ir 3 kokie. Bogda 2, man atrodo. Pikas. Tai, va, tokie jau, matė visko. Ir atrodo, ta Serbijos jau karta, apie kurią mes čia kalbam ir gyrėm ją tiek daug laiko, bet kažkaip pasižiūri ir jie nėra laimėję niekur aukso. Paskutinį kartą Eurobaskete auksas buvo Jugoslavija, 2 pirmieji. Tai va, atrodo toks powerhouse angliškais terminais kaip Serbija. Tai kad net serbai nelaimi tų čempų, mes čia apie Lietuvos griūtį kalbam. Bet geriausias pasaulio krepšininkas. Bet tai žinai, olimpinė bronza po pralaimėjimo Amerikai Super Tie trio ir po tokių rungtynių. Plus pasaulio čempė antra vieta. Guduričiaus klaidelė ten. Jo, antra vieta. Taip. Pasaulio, prieš Vokiečius. Taip, Guduričius. Tai žinai, tai 2 metai iš eilės aukščiausių lygių. Jo, bet aš gal labiau ne apie tai, kad jie pralaimėjo, kad jie nelaimėjo, kad čia blogai, o apie jų alkį dabar. Kad jie, blema, neturim aukso, nesam laimėjo, o vis tiek Bogda. Aš apie tą alkį labiau, kad jų motivacija didžiausia ever. Oi, tai laimėti medaliai. Tai serbams motivacijos, kad jiem... Bet žinai, aš tiesiog, tu sakai, kad mes čia, tu palyginai su Lietuva, kad mes čia turim tą ir aš kažkaip pradėjau galvoti, kad, netaip supratau, pradėjau galvoti, kad tu lygini serbų ir lietuvių medalius ir tas krizės, tai čia mes atsiliekam stipriai. Bet jo, motivacija didžiulė, manau, kad serbų situacija yra panaši, kaip buvo vokiečių, kad, tarkim, kai tam pasaulio čempionate, kad jie kelis metus gerai iš eilės pasirodė, Eurobaskete geras pasirodymas ir tada va, tas pasaulio čempas, kai jie laimėjo, jau buvo ta pati komanda, tas pats stilius, kelis metus iš eilės laimėjo, jau žino, kad jie yra geri ir dabar jau lieka jam tas paskutinis laiptelis, tas auksinis podiumas. Susirinkti tas visus taboliukus auksinius. Dėl ko jie dirbo kelis metus, man atrodo, kad šita komanda tikrai yra pajėgi. Pikas. Absoliučiai labiausiai deep komanda visam turnyre, žiūrėjau draugiškas, tikrai gražiai juda, visas žaidimas yra apie Jokičių ir kai tu turi antrą opciją Bogdaną Bogdanovičių, FIBOS krepšinį, tai irgi yra šiek tiek nelegalu. Plus Aleksa, kuris ten tinka, plus Micičius. Nežinau, kiek žaidė, bet nemačiau tų draugiškų, kai jis žaidė, nes jis žaidė tik 6 taškus buvo metęs vienam, bet tai ten yra be jo, ką mes, tai jam tik sukurti reikia. Vis tiek gali būti jo tai žiūrėkit, ką Denverį Jokičius meta ir ką dabar parengiamosis Jokičius meta, jam nereikia, mes prisitraukiam, mes kur nori. Metikai visi apsčiai apstatyti. Labai gražiai visas. Kamuolys juda, vokiečiai nieko, neapibėgo serbų vokiečiai, nepralenkė jų. Tai va, tai nenustepčiau, jeigu 9-0 čempionatė ir... Jo. Bet yra ir silpnų vietų. Ir yra vis tiek ta gynyba su Jokičium. Kažkiek jį reikia slėpti ir manau, kad kamuoliai gynybai gali irgi būti. Jeigu jie pralaimės nors vienos rungtynės, tarkim play-offuose kažkur, tai vat, bus defensive rebounds. Varžovo offensive rebounds ir ta gynyba su Jokičium. Ir turbūt... Jokičius Milutinovas nuo suolo irgi ne ką... Kosmosas, jo. Tavo bėdų nesumažina. Kosmosas tenais. Petruševas 4. 2 komandos. Petruševas kaip judėjęs. Nikolajovičius dabar starto 5, tai yra 3 numeriu. Kaip
kaip atrodo, bėga, pataiko iš toli, viens prieš vieną. Wagnerio kažkokią man sumažintą kopiją savotišką. Pasiema po savo lentą, per visą aikštelę, liepas. Nu, jo, ne tiek skilled gal, kiek Wagneris, ten įgūdžių tam 2-2 tiek neturi, bet jis tokį stiliukų gali žaisti. Po pirmą pasą nusimetimas iš kampo gali pataikyti su labai geru metimu aukštas, už tiesioginius savo konkurentus aukštesnis išsimest gali, po driblingo, be driblingo. Tai va tame ir esmė, kad jį ketvirtų šiaip žaisdavo ir leisdavo, o dabar praeitais metais startė Dobričius būdavo 3 pozicijoje, dabar Nikola Jovič į 3, kur šiaip ketvirtų leidžia ten 2 metrai plus, jo, šiek tiek, žinai, duoda ilgio, kad būtent ir tai gynybai padėtų. Tai Petruševas, Jovičius ir Jokičius startė, tai tų centimetrų tikrai. Kažkai nesimato. Turi. Ten gynėjus 2 bet kuriuos gali pasistatyti. Avramovič dėl gynybos, Vaso dėl kūrybos, Vanja dar dėl metimo, jeigu tau dar mažai, jeigu tie nepataiko. Gudurą į žaidėjų gali statyti. Gali ir Gudurą šalia Mico pastatyti. Ką nori gali pasidaryti ten. Ką matot? Dar Stefanas Jovičius irgi. Jo, ką matot vyručiai antrais Latvių namus ir turbūt vieną paskutinesnių šansų irgi jų kartos, nes ir Bertanis, ir žinant Porzingio sveikatą apskritai. Jo, tai irgi toks, kur namuose, nu čia jau Latvių yra tas, kur irgi, kaip sakai, su serbais yra, kad čia galutinis produktas, kur jau reikia susirinkti, man atrodo, kad Latviam irgi labai panašiai yra, kur geresnės progos negu šiemet kažką nuveikti. Aš galvoju, su psichologija įgijusios tvarkys, lūkesčiai labai didelis, spaudimas bus didelis. Turkai neturi ką prarasti. Vienas momentas. Būsi antras, būsi trečias, nu, žinai, gali slėptis po to ir sakyti, ai, tai nesmė, vis tiek, nu, nelabai didelis skirtumas. Kas ten antras, kas ten trečias. Nu, nelygu kas pas mus antras, trečias, ar ant mūsų šoks, ar ant Suomių šoksi, kurie irgi žaidžia namie. Bet Suomijai nebus tokio žetažo, koks Latvijai yra vis tiek. Nepaisant to, kad jie turi Laurį, kuris tikrai geriau atrodo už Porzingį. Visą galvą atrodo dabar geriau. Porzingis iš tų visų superstarų apskritai pasirengime atrodė silpniausiai. Ir Luka geriau, ir Janis geriau, kuris vėlai prisijungė. Tai va, milžiniškas yra spaudimas Latviams vienas momentas, bet to jie labai yra priklausomi nuo pataikymo iš toli. Jie bėga, jie meta, jie išsimeta, jiems sukrenta, kaip sakė Kurtinaitis, kol jie nepavargia, kol jie meta, jie iš vidurio aikštės pataiko ir mes gaunam 40 taškų. Paskui jie sėda, jie nebepataiko ir viskas. Atletiškumo nėra, nu gerai, Gražulis ten ant pausto, Šmitas ant pausto kažką gali. Kuruca nėra, labai trūks Kuruca. Daug labiau turbūt nei mums Eimanto. Sakyčiau, Kurucas gerągi sezoną turėjo, Baskonė pasirašė, viskas tvarkoja. Visą stovyklą kartu su komanda, visose rungtynėse ant suolo laukia, tikėjo visi, kad Kurucas bus, jo nėra. Kad ten atkabino Skują, kad ten atkabino Kilpsą, tai čia dėl to nėra problemų. Visai Bertaniai labai priklausomi nuo dienos. Jų diena, ne jų diena, ne universalų žaidėjai. Pataikys, okei, nepataikys, viskas. Nėra variantų. Toliau Porzingis, nu, neištrauks vienas, sakyčiau taip. Neištrauks vienas. Žagaras irgi bet kada. Nu, prisiminkim Žagarą paskutinį čempą, kokią žvaigždę. Gero, Žagaras pažeidžiamas baisiausiai. Pas Šarą metus pabuvęs pridėjęs, dar čia supratimo. Jo, nu, okei, viskas tvarkoja, bet nu vis tiek, nu ne Žagarui traukti komandą į priekį, nu neištrauks. Marsis Steinbergas kažkur prapuolęs visai, prieš porą metų dar buvęs realiausias, geriausias jaunasis Latvijos krepšininkas, nemačiau aš jo toj rinktiniai, visiškai ten nuo suolo nieko nesusimetęs. Taip kad aš manau, su psichologija bus didelė bėda ir labiausiai turbūt priklausanti komanda iš tų savotiškų X faktorių nuo pataikymo. Vat, Latvija nepataikys ir nebus Latvija. Ir ten gynybos nerasta, tai aš tai turkams duodu antrą vietą grupiai. Turkiai talento tiek, kiek seniai nebuvo. Aišku, kaip užaugini. Matai, Šengūnas užaugęs tapo staru. Taip, tai jo toks bus turbūt pirmas čempionatas. Bet Shane Larkin nežaidė čempionatą. Jis turėjo tą pilietybę. Kuriam? Ten buvo konfliktasgi su Atamanu, su Turkijos federacija. Taip, bet Larkino pirmas čempionatas čia. Ar aš neišau? Ne, man atrodo, žaidė. Jūs ten žaidė Langė kokią. Eurobasketą tai nežaidė tikrai prieš 4 metus. Tai jie buvo iš vis tam Eurobasketą. Žodžiu, ne apie praeitį. Jo, bet vis tiek grįžtam to, kad turkai tokie, kur seniai ir turbūt ir pačios ambicijos, kad Atamanas, turim NBA All-Starą, turim naturalizuotą, puikiai pažįstamą trenerių.
Čia Diosmanas irgi bėga taip greitai, kaip nieks, kaip nuo policijos atrodo bėgti. Ir pataiko, ir veržiasi, viskas daro. Ir Atenose gerai judėjo Eurolygos pabaigoje. Klausimas kaip su charakteriu, tokia kai Atamano komanda, kur tokia, žinai, kur ten gali jie išsidraskyti, ten Atamanas kažką užvels, kažkas atgal ir ten gali susikapoti, va tokia, kur atrodo tikrai, nežinau, ar jie vienas kumštis, plus kad jie niekada kartu ir nežaidė. Vis tiek, jie turi mažiau spaudimo iš Atamano negu Latvijai iš tribūnos ir iš tautos. Ir daugiau talentų. Tai čia turkų pliusas bus šitą vietą. Atletiškesnė komanda vis tiek tokia, kietesnė, sakyčiau. Net tokia priklausoma nuo pataikymo iš toli. Turkus, sakai, ant jo, aš turkus dedu, bet man vienintelis, žinai, tas visą laiką visi jos gerai vertina prieš čempionatą, tik kažkokia tai blogesnė atkarpėlė, blogesnės rungtynės, subyra ten tą komandą iš vidaus ir gal pagaliau jie nutrauks tą tokių nesėkmingų čempionatų, nepatekimų į čempionatus ir va tokių vilčių nepateisinimų rolę. Nes, kiek kartų čempionate turkai su kratais, surinko gerą sudėtį, talentas, čia kažką, gal net medaliai, juodasis arkliukas ir tada turkai su kratais iš grupės bam. Ačiū, viso gero. Eilinį kartą ten išsidaužo, Atamanas ten konferencijose visus parakaltina ir I will win Euroleague. Mes visi žinom, ko reikia turkam, kad jie kažką nuveiktų. 20 ir 2 pirmi. Kad būtų Turkija, abu kartus Turkija. Jo, 20. Tai viskas, jiems reikia. Tai nurašom. Jiems reikia to, ką turi Latvijai. Tai nurašom. Ne, nenurašom turkų. Nurašom. Ne. Aš irgi kažkaip, tie namai Latvijų, bet aš kažkaip, ypač paskutinius mačius važiuojant turkų, blemba, turi jie iš ko žaisti. Turi, aišku, lyderis Larkinas, kur gali nuspręsti kažkurias svarbės rungtynes vienas pats tiesiog užmetęs, kaip yra nusprendęs ne kartą Efesui. Tai aš kažkaip, kad ir Latvijai braliukai, aš galvoju, kad su to spaudimu bent jau grupė gal nesusitvarkys, gal ant pliofų pripras jau prie tų pilnų tribūnų ir to spaudimo ir ten jau bus įdomu, kaip žinai, seksis su ten vienas mačas Suomiais ar lietuviais. Bet nenorėčiau Latvijų. Latvijai su turkais pirmo rato rungtynės trečiadienį, man atrodo. Pirmą mačą žaidžia. Taip, 7 dieną. Tai dėl antros vietos realiai mačas. Jo. O estai čekai, pavyzdžiui, čekai nušvisti turbūt viena labiausiai nėra, tai nieko nėra. Tai gal perinam prie B grupės. Bet gerai, tarkim, estų čekų ką imtumėte į ketvirtą? Aš estus pasvargoju. Man reikia tokio, kur... Portugalus. Kurie ispanus aplašė pirmam. Ten iš smėlio visi kaip parėjo. Yra koks Ronaldo ten vis tiek. Yra... Gerai, vokiečiai pirmi, Lietuva antra. Jo, tai lietuvių grupė, ne? Juodkalnyje 4. Tai jeigu taip, neprognozuojant objektyviai, tai aišku, vokiečiai turi būti pirmi, tada mes taip pat kaip Latvijai turkai, taip lietuviai suomiai, ir daug kalbų apie tą Markaneną, ne? Žmonės yra, aišku, užliuliuoti, kaip ten belgus taško ir ką iš jų nori tą daro, ir Lenkam panašiai užmetė. Tai tie varžovai tokie, kur, nežinau, gal mūsų gynyba aš kažkaip galvoju geresnė už Lenkų ir belgus sudėjus, bet tai nereiškia, kad mes jį sustabdysim, tai jis vis tiek tarp 20-30 taškų jis mes. Tai bus geras ar blogas mačas. Tai čia turbūt pataikymo klausimas. Ir ten gal pražangų, klaidų. Aš tik tai galvoju, kaip prieš tą Markaneną gintis tada? Tik vienas momentas bus, kad mes į tą mačą ateisim su pralaimėjimu. Po vokiečių žaidimų? Po vokiečių, tai čia akcentas, o Suomija ateis 3-3 ant bangos. Tai va čia, jeigu dėliojant vakarą. Mano nuomonė, biški pervertinom Suomijos. Šitoje vietoje, nes, jų pirmas su švedais, pats geriausias variantas, kaip mums su britais pradėti. Tikrai geras. Antram su britais jam visiškai gerai, aš galvoju, kad bus. O trečiam Juodkalnyje. Tai jeigu jie Juodkalnijos nepaima, tai jie nei antri, nei treti tada. Tai jiem lemia mačai kaip sustipriausias. Tai bet jie eina taip, jie eina taip. Ir paskutinis ten jau galimai dėl pirmos vietos. Bet sakyt, kad čia Juodkalnyje Suomijom nevaržovas, aš nežinau. Ne, tai taip. Aš suprantu, kad mes Laurio neovereitinam, bet Suomija kaip komanda, man atrodo, kad mes kažką jų tvarkaraštis, va toks jų tvarkaraštis. Vis tiek Lietuva aukščiau už Juodkalnyje. Sakyk, ką nori, Lietuva aukščiau už Juodkalnyje. Tikrai aukščiau. Lietuva jo, bet aš Lietuvą ir skaitau geresnę komandą už Suomijos, bet aišku. Švedų, Britai, Juodkalnyje, Lietuva ir vokiečiai. Man tas lyginimas toks keistas, kad Luka Dončičius yra vienas žaidėjas, bet Slovenijos neturi pagalbininkų gerų ir čia Slovenus nurašom ten vos ne į 12 reitingo vietą. Ir turim Markaneną, kuris užmeta kem taškų. O jau čia Markaneno pagalbininkai, tai jau čia galva geresni už Slovenijos pagalbininkai. O tai tada palyginkim Dončičių ir Markaneną. Tai Dončičius į vieną kasą geresnis žaidėjas negu Markanenas. Jis tiesiog draugiškose po PEM nemetė, nes jis net daug rungtynių nežaidė. Tai man truputį tas yra truputį sudievinimo Suomijos, nes kad čia nereikia jų gerbti, bet kažkaip toks iš tų kelių kosminių pasirodymų, kad, Markanenas tai Markanenas, bet tai jau kas jo pagalbininkai, ne tokia
panašaus lygio kaip Slovenijos. Salinas toks pat metikas, kaip Klemenas Prepeličius ar Salinas. Nu, tai panašus Prepeličius abu. čia labai skiriasi kažkas. Bet aš sakyčiau, kad Suomiai turi geresnį sistemą. Ne, Nu jo, Slovenai. kaip Kuličius. Slovenų sistema yra duok Dončiui kamuolį. Suomiai turi sistemą ir turi visai akiai patrauklų puolimą, žais namie ir aš tai nenustepčiau, žinok, jeigu mes Kokia dydžio arena? Neatsimenat? Neįsivaizduoju. Penkios kelios turbūt kokios. Čia žinai, ir yra Mika Jantunenas, yra Markarinas, yra Sasu Salinas, yra Oliveris Nkamuhua, man kuris atrodo. ten sumetė daugiausiai vienose draugiškose. Tai gynėjas. Gran Canarijai buvo šiais metais. Su Wolves žaidė, man atrodo. Ar prieš palauk. Nu, žodžiu. Kad tikrai yra ten kam žaisti, nėra tie žaidėjai ten tokie blogi. Bet ir sakau, aš nenustepčiau, jeigu mes tiesiog... Mes liksim treti, tu nori pasakyti. Jo. Ne, tai čia nebūtų jau, bet kaip ir nėra garantuota pergalė, taip ir nėra, kad jau čia, nu nežinau, čia tas Suomius įveikti, mums čia be šansų kažkaip, vėl tas mūsų lietuvių mentalitetas veikia, nu, taip, nežinau, atrodo lygina, nu mes turime veikti tas Suomius. Galim gauti, dėl to, kad turim Markaneną, bet nu mes čia mūsų turim pasiimti pergalę. Ne, bet aš nesakau, kad tik Markanenas, kad, tipo, žinai, visi pasižiūrėjo, highlightus ten 40 taškų, Markanenas, o reikia bijoti. Nu, nemesim mums pergalės, niekas niekada nemetė. Ne tik Markanenas. Ne tik Markanas, ten yra tikrai gera sistema, geri pagalbiniai rolės žaidėjai, kurie gali, pagavę bangą, tikrai sužaisti neblogą čempionatą. Vat taip skambėtų mano. Su tokiais žaidėjais, kur, kaip sakom, nestabdomi, nu visada irgi ta diskusija, ką daryti, ar tada jam leisti viską mest, bet uždaryti kitus, ar kaip tik tada mest visas pajėgas, bandyti jį rakinti. Tai vadinasi vis tiek, jis yra viskas ten, jis yra atsikovoja kamuolys, ir ataką pradeda, jis ir tritaškį išsimeta, ir jis ir ant pausto prašys. Jo, būtent, kad jis toks žaidėjas, kur 2,10 m, bet gali viską daryti aikštelį. Tai kurį tu planą rinktumės, būdamas treneris, pavyzdžiui? Ar viską leisti ir kad tiesiog Jantunes su Salinu? Aš manau, kad tu neturi turėti vieno plano einant į rungtynes. Be abejo. Nu, ta prasme, čia nėra, kad mes dabar leisim. Mes neįsim į pagalbas, leisim sumest Laurį 50. Nu ne, jeigu tu pradedi rungtynės normaliai, jeigu tu matai, kad jis antram kėlinį turi 27, nu tai gal pradedi dvigubinti jau. Ir tada žiūri, kas gaunasi su to planu. Nepataiko. Taip reaguoti, aišku. Tai viena gynyba prieš NBA žaidėjus, kurie atvaro žaisti Eurobasket ir yra lyderiai, viena gynyba 40 minučių, tai čia pasirašai savo iškart nuosprendį, jeigu nieko nekeisdamas. Jo. Tai čia, tęsiant tavo mintį dėl gynybos, žinai, Hemsenainas žaidė jisai. Bundeslygai. Nesmė. Čia kas? Nkamu? Jo, šitas. Tai draugiškas su vokiečiais ispanai žaidžia ir Mumbrų prieš ispanus. Aš sako, dabar zoną pastatyti noriu. Tie ką? Tai matos. Jo, sako, aš noriu pabandyti. Ir tie stovi, žinai, to aikštė kažkaip gynasi, galai, pliama, nu, žinai, nei jam reikia, nei jam ką, nei jam labai blogai, nei jie ten plus 20 turi, žinai. Va tiesiog, šovė Mumbrų į galvą, žinai, aš net neatsimenu, ar jis paprašė taimautą, ar važiuoju pasiprašė taimautą. Stojam, sako, dabar į aikštę, vyrai, va aš noriu pažiūrėti, žinai, žinai, kaip čia. Bet jeigu į tokią reakciją buvo, tai gal jie netreniruotėse nebuvo. Galbūt, bet jie taip, žinai, kas? Žinai, kur man reikia prisiminti palaiko, aš esu viršui, kampą, tai čia iki kur man reikia. Nu, nes keista, jeigu jie būtų treniruotėse bandę. Šiek tiek, nu, taip, žinai, tokia, nenatūrali buvo reakcija. Okei, davai, tai mums padės, žinai. Aš, gerai, pirmien, why not, žinai, tai va, 2-3 pasibandė, 3-2 pasibandė. Paskui meluoju, paskui Sergio Skariola pats pastatė aikštę ir pastatė žalį parą priekį. Skariola pastatė į priekį, kada vokiečiai su ispanais, kada žaidė, jo, 3-2 pastatė į priekį parą, jo, kad prieš metiką išeitų. Tie pusiau kraštuose 2 didelį galę stovėjo, tai va taip, tai buvo atsakymas gal savotiškas į jo įimą, žinai, kad va, mes irgi jūs pabandysim išmušti, ką jūs prieš aikštę mums, žinai. Tai yra kažkur matyti, tai tada va, toks buvo momentas, tai vokiečiai apsigynė gal 4 atakas iš 5, po to pametė savo gynybą ir jaunas vaikis. Sergio Delarė, 19 metais, tas vaikis 2 tritaškius paukšt ir vat ispanai po truputį ten bandė grįžti. Tai va, ir viskas, eksperimentas Mumbrų pamatė. Tuoj galim grįžti prie C grupės ir ispanų, kad jau pradėjai, bet tai Juodkalnyje, ne ketvirtin, tai švedai UK ten. Švedai UK dėl bet švedai turi tą Pelė Larsonas. Dėl garbės. Mačiau, kad hitose, bet kažkaip taip ir nesu dar pasigilinęs apie kaip ten. Nu tai Denzelis Andersonas. Tu buvai Summer League, matei gal? Aš mačiau, kaip jis jautė vasaros lygui.
Kokio tipo jis žaidėjas, kaip jis toks jautuliukas gynėjas? 2-4-1-9-6. Toks dry first gynėjas, tikrai... Aštrus kaip Henrikas Larsonas. Bet tokie Endesas vidutiniokai, ten Berganderas, didelis žmogus, ten Hakansonas, metikas toks, Denzelis Andersonas, toks irgi small forwardas. Skandinavų derbis bus Suomija. Toks irgi metantis. Kada Norvegus išvyks? Darbininkų komanda. Danus kada išvyks. Erlingas Haalandas. Melvinas Panzaras dar tiesa. Dar gali imtis iniciatyvos irgi iš Endesos. Tai va tokie visi iš Bilbao, Panzaras, kur Kulame laiką suvalgydavo dažniausiai visada. Nu ką, grįžtam prie C grupės ispanų tada. Šiaip su ispanais irgi tas įdomus dalykas, kad per vieną čempionatą, kuris šiaip pertrauka dar yra jo mažesnė negu įprastai, dėl to, kad nusikėlė metais, 3 metai, ne 4 praėjo nuo paskutinio čempo. Ir mes čempionus irgi taip, jeigu reiktų sudėti bendrą reitingą, jeigu darytume tos power rankings, tai ten apie 10 kažkur dėtume. Čempionus. Tai taip ir kur toks labai keistas. Gal ne, aš 7-8 man atrodo dėjau jiems. Bet, čempionus 8. Aš tau priminsiu, Harry, kad čempionus prieš praeitų metų, tą 22 metų čempionatą, tie ispanai power rankingė buvo toj pačioj 8 vietoje. Ir Mr. Eurobasket MVP Lorenzo Vili Hernan Gomezas. Lorenzo, prisiminkim ir tą apiplėšimą. Tai Lorenzo Braunas ten darė show ir Sergio Scariolo. O čia ir yra tas, kad dabar nėra Lorenzo Brown. Ir visi tokie... Čia keičia viską. Ne? Gerai, viską keičia, tipo, neturi ispanai gynėjo, galinčio sukurti, jaunimas ten toj pozicijoje. 2 vaikai 19 metų. Ir visi iš karto nurašo. Bet Sergio Scariolo, šitas veikėjas jau yra nuveikęs tokiuose čempionatuose ne vieną dalyką. Ir su tom gynybom, kurią Žilvinas minėjo, box and one, visom gynybom, sprendimais netikėtais likus 5 minutėms iki rungtynių pabaigos. Aš nenorėčiau ispanų gauti. Jo. Nebūtų, žinai, būtų potencialiai. Nurašo visi, bet teoriškai ispanai netyčia, ką reiškia netyčia, tiesiog laimėtų tą grupę C, kur italai tikrai italai neatrodo įspūdingai, graikai turėjo Janį tik 2 rungtynės ir manau, kad tikrai gali pasiūlyti prieš graikus kažkokią tai gynybą įdomesnę, kad sutrukdytų jų visą puolimą. Ir jie išeina iš C grupės pirmi ir jų breketas iki pusfinalio. Ir vėl netikėtai žiūrim bronzos medalį Ispanijai, kur visi nurašo. Grupė gera. Neabejotinai. Nesakau, kad bus lengva, bet nematau, kas yra su Scariolo, pavyzdžiui, su tą klubiniu ir rinktiniu krepšiniu. Labai keista kažkokia anomalija, atrodo, kad tam trumpo formato turnyreis yra vienas, turbūt vadinamas, vienu geriausių gali vadinti trenerių. Aš manau, kad pagal pasiekimus tai tikrai geriausias, nes ten yra nežmoniškas kiekis medalių. Net tas pats Pesičius 2 Jugoslavija treniravo. Jis 4 gal Eurobasketus yra laimėjęs, jeigu aš neklystu. Nu jo, bet 2 ir 2 pasaulio čempą laimėjo su Bodiroga, ne, man atrodo, serbai. Jugoslavai. Ne, Serbija atkalnyje gal tada skyla. Vienam iš bookmakerių padėliojimų ispanai net į 5 vietą užkelti yra. Gerai, Serbija, aišku, Vokietija, Prancūzija, Graikija, top 4, tada Ispanija pakelta, tada Latvija, Lietuva, Turkija, Slovenija, Italija. Tas visas miksas mūsų lietuviai, italai, ispanai labai ten... Tiesiog dabar atsidariau Sergio Scariolo Wikipedia 4 Eurobasketai. 2.11, auksas Lietuvoje, 2.12, sidabras Londono olimpiadui. Dar prieš tai 2.9 Lenkijoje auksas, tai žiūrėk, 2.9 Lenkija auksas, 2.11 Lietuva auksas, 2.12 Londonas olimpiadas sidabras, 2.15 Prancūzija auksas, 2.16 Rio bronza, 2.17 Turkija bronza, 2.19 pasaulio čempas Kinijoje auksas, 2.22 Vokietija auksas. 4 Eurobasketai. 4 Eurobasketai, 1 pasaulio čempionatas, olimpinis sidabras bronza ir Eurobasketo viena bronza. Kiekvienam čempė praktiškai, kur dalyvavo išskyrus 2.19 China irgi auksas. 4 Eurobasketai nunešti nuo 2.1, ar ne? 2.1 tiesiog olimpiadai nelaimėjo medalį. Atsimenu, 19 tas pasaulio čempio titulas irgi buvo žiauriai netikėtas, kur jau ispanų sakė, kad Gazolio Navaro karta nueina ir jau ispanam dabar prasidės. Tai jie dar sugebėjo 19 uždėti ir dar 2.2 sugebėjo uždėti po auksą. 2.3 kur jau buvo nurašyti. Lietuvai pralaimėjo 2.3 Švedijai. Finale. Jo. Gazolis ten jaunas dabar. Jo, ten Gazolis yra ardės vienas. Nu, ir žinai, kur gali sakyti Scariolo, nu tai gerai su Gazoliu ir Navaro karta, tai ten ir Šeškus būtų laimėjęs.
Ir tada ateina Lorenzo Brown ir kur 8 reitingė ir ateik čia dar vieną auksą. Taip. Šiemet vėl šnekam, Marijas ant Superį ir Sergio Delarėja. Su Chris Brekė tai gerai pasirodys grupė ir žiūrėsim kaip bronze medal vėl. Grupė gera. Lygiai, aišku, graikai vis tiek. Ir turbūt pagal bukmekerius, vien dėl, kai turi Janinų, tu negali komandos nestatyti aukščiau šalia italų, ispanų, kai turi Janin, kuris irgi vienas gali tą kem sudrėpš, bet kas ten aplinkų jį, tai tokie jau, Slukas, kuris jau ten pernai to krepšinio labai daug ir nebežaidė. Slukas, einantis Tyler Dorsey gali perimti to tokio jo Robino. Papa Nikolau dar judantis, ir aš draugišką patį pirmą su graikais dariau beje, tai ten Janis daužė visus laužė, ką norėjo darė absoliučiai, bet Larenzakis išėjo 3 atakos, 3 tritaškiai. 1, 2, 3. Ne, tai kai gauni į galvą nuo... 1, 2, 3. Pirmas Janis, su kuo žaidė Janis, su Latvijos. Su Latvijos pats pirmas. Išėjo visiškai. Bet tai tose, kad Janio net negynė, Porzingis stovi 2 metrai nuo krepšio, leidžia, ne tai, kad leidžia tritaškį mes, leidžia vidutinį mes Janį. Tai jis paskui nebeturėjo pasirinkimo, nes nesupratau. Prieina, tai Janis, taigi kiaurai ten gali suvalgyti. Ir paskui gynyba 2 metrai, tokie 2 metrai. Tas vieną išstoikęs, antrą išstoikęs. Latvijai nusprendė nenaudoti gynybos. Viskas susimetė, Janis. Nubėgo su bauda, ten iš už lentos galinės linijos pašoko, pumt iš viršaus. Latvijai pamatė savo gynybą ir suprato, kad gal mes iš vis nesiginsim. Taupom gal geriau bus. Polimui, užmesim 110. Tai va pasimatė, kaip latviams trūksta. Trūksta jėgelės, trūksta atletiškumo. Su lietuvis užmetė, su graikais neužmetė. Gavo vis tiek. Taip, bet ten nebuvo per kėlinį 40, tai kur ten? Praleido. Ten praleido jie. Italai tokie irgi įdomus. Yra ten tų pavardžių nuėjusių jau Mėly Galinari, bet Darius Thompsonas, kuris tą komandą gali arba padaryti labai gerą, arba kaip matėm pirmą sezoną FS, kur iš Baskonijos perėjo ir sunkus tas adaptacinis jam laikotarpis. Čia klausimas yra, ar jis sunkiai adaptuojasi, ar jis sunkiai greitai adaptuojasi naujoje komandoje, ar ten tiesiog tų metų gal FS nebuvo jam patogus, tai nuo to, manau, daug priklauso jo, jeigu jam neįsipaišyti ir valdytos komandos, tada aš nematau ginklų labai didelių. Kad ir Paceko gali nevaldyti komandos, nes turbūt, kad jam su valdymu yra sunku, su emocijom daugiau bėdos yra. Ten emocijom paremta komanda, ten lyderis Limonė Fontekio ir ten žinok, jeigu neįs Thompsonui, tai Marko Spisu serbai tau primintų, ką reiškia Marko Spisu ir ką reiškia jo tritaškiai 2.22. Kai išmetė serbus tada. Ten kas, Fontekis ir Spisu tritaškiai. Prisimenu, dar reikiau per visus namus Marko Spisu tiesiog, kai būrė tos tritaškius. Buvau tik ką grįžęs iš Italijos po 4 metų gyvenimo. Ir ten buvo rugsėjo mėnesį, tai buvo praėję 3 mėnesiai, tai aš dar ten širdį labiau italas negu lietuvis. Tai dabar dar italas stebės. Bet jau nebetiek, žinai, praėjo 3 metai. Atsimenu, čiate kažką užvarėm, kad italų virtuvė pervertinta yra, kad visi ten dievinos, sudėvina, tai daugis pamatė sien, galvojimo, dabar. Gali šitą žmogų kensinti, nes jis nesąmonė šneka. Visko overrated virtuvė. O tai kieno neoverrated? Nėra, aš nesakau, kad ji bloga, bet kai ten itališka, fantastika. Meksikiečių man geresnė. Gerai. Skanesnė, gerai. C grupė. Ne, kad italas. Šuliaus keli. Pervertinta italų virtuvė, tiesiog. Čia kaip su Nida yra. Nida nėra blogai, bet hypas tas perdėtas apie Nidą, tai lygiai taip pat su italu. Čia dėl to, gera ta virtuvė, bet ten sudievina, tai italų virtuvė. Tu iš Kretingos tau palanga. Vieną Glevandenį, Karpsų karalienį. Gerai, važiuojam. C grupė, pabaig augi, pradėjai minti. Šiuo metu aš noriu išeiti iš podcast. Marko Spisu. Ir dar taip noriu išeiti. Tu reikėjai. Toliau kas buvo? Pabaig, emocijos tau lėja. Kas buvo? Nieko, nulaimėjo prieš serbus. Ir įrodė, kad italų virtuvė yra geriausia. Kaip ir Lietuva kažkada užmėtė, atsimenat? Italai. Čia kai lietuviai įveikė Bolonijos komandą ir tada klausėm, kokius makaronus labiausiai mėgsta Žalgiris. Virtus. Žodžiu, žaismas. Tėvuko bairį, Harry, iš to estai nesitikėjo. Iš tų kalaikų gal būdos aikštelė. Ant medinių bairį Lietuva pastatyta. Gerai, nuo virtuvės per humorą į tai, kad Gruzijoje nėra parašyta, bet mano šaltiniai, kurie yra patikimi, teigia, kad Šengelė nežais. Kas turi širdies problemų ir tai nėra paskelbta, bet Šengelė, kaip sako, kad čempionė labai dalyvauti planuoja. Ir su toko nuosprendis, ir be toko nuosprendis. Tai, kad vis tiek nuosprendis. Nes jeigu būtų, tai sakytum, kad, nes ir Musa, ir Šengelė tada out, tai labai gaila iš tų komandų, nes jos tokios, kur aštuntfinalį galėtų, tos, iš tų, kurios galėtų pateikti staigmeną, kur nukalti teoriškai stipresnę komandą, bet dabar jau
Bet kontrolinės parodė, kad, neįdėjo Kartvelai ten visai, visiškai neįdėjo. Čia tada reikia spręsti, ką mes imam. Bitadze prieš Nurkičių. Nurkičius atrodo didesnis už JV dar. Toks, kur. Jusufas. Nebus variantų, ten nei tiem. Ir šiaip, jeigu tavo lyderis yra tokio tipo žaidėjas kaip Nurkičius, aš suprantu, kad tu turi Musą, kuris ten turi kamuolį ir visas gijas komandos ir tada nusimetinėti Jurgičių patogu ar pick and roll kažką žais. Dabar, kai neturi Musas, kaip tas Nurkičius? Jam reikia sukurt pirmiausia. Šis be šansų. Ne, bet žinai. Gruzija ar Bosnija statot? Grupė tokia. Aš paskutinę tą vietą. Aš Bosniją statau, bet... Vis tiek gaus nuo D1. Nuo D1 gaus, nuo prancūzų gaus ir viskas. Ir važiuos namo. Nesmėjau. Kipras nelaimės nieko. D grupė, ne, tada? Mūsų jau minėta. Slovenams saldainiukas, sakyčiau, ta grupė yra. Slovenų išsigelbėjimas. Jo, įdėk Slovenus į C grupę ir jau neaišku, ar tu... Čia Slovenų išsigelbėjimas. Irgi gruzų su bosniais be Šengelios ir be Mūsos vis tiek įveiktum, bet jeigu iš tų lengvai apšils čia šitoj grupėje, o Slovenai čia dar žiūrėk su Lenkais, dar tie belgai, aišku, klaikiai atrodė pasirengimo metu, bet dar gali 4 vietą nusinešti. Izraelis yra ta komanda, apie kurią kalba labai daug kaip apie tą, kur jūs... Komanda, apie kurią jūs nesitikėjot, kad jį pavarys maždaug, nes apie Denį Avdija vis tiek NBA turi statusą, bet jis neturi to tokio kaip Šengiūnas, kur jau All-Starsuose buvo, kad jau visi žino, kad Šengiūnas čia ne šiaip gerai žaidžiais All-Staras yra. Tai va, Avdija dar toks, kur mažiau besidominti, man atrodo, yra, kur, kaip visai ten tas kažkoks Avdija, kuris irgi jau staras, ne? Staro medžiaga. Jo, dėl to, kad jis dar nėra staras, nes jis realiai sužaidė 3 mėnesius žiauriai gerai. Staro lygių, sakyčiau, nes nuo sausio vidurio gal Portland'e jis rinko 25 taškus, 7 reboundai, 5 asistai. Čia žvėriška. Tai, Portland'e. Čia, bet Portland'as kovoja dėl playoffų vakaruose. Tai nėra, žinai, Vašingtonė statistika. Ir tai manau, aš tai šiaip Izraelį čia antroje vietoje matau šitą grupį. Nežinau, kaip jūs. Aš manau, Tamiro Blato nėra, kuris pridėtų. Bet yra Jamas Madaras, yra Denį Avdija, yra Roman Sorkin. Kuris gerą sezoną turėjo. 3 skirtingose pozicijose. Žaidėjukas greitas. Aš manau, kad jie gali antrą vietą pasimti. Kas treniruoja? Aš manau, kad gali. O dėl Katašo, kas ten, nežinau trenerio, kas yra Izraelio treneris? Katašos ar ne? Ar kažkokį ten pasisamdį yra. Būtų turbūt logiška. Tai Slovėna jo, kaip ir jau Slovėnus apkalbėjom, kad Luka, bet aš kažkaip iš Lukos tikiuosi, kad jisai mažai, šią vasarą mes jo matėm. Ir vieną kartą, kai matėm prieš Latvius, ką jis ten išdarinėjo kitos tromelės, tai pasižiūrėjau highlightus, gintis bando, blokus dėlioja. Deda bloką, perima kamuolį, bėga greitai. Bet kas man labiausiai nepatiko Slovėnų žaidime, tai, aišku, čia draugiškas, aišku, ten jie ir Stožičiai žaidė, bet nuolatinis kipišas, nuolatinis burbėjimas, po kiekvieno švilpuko, traukaliojimas pečiais, Lukos pažeidžiamumas, Zorikis veržėsi, pastumė truputėlį Hrovatą. Ir, aš nežinau, kaip ten tikrai jam ten skaudėjo, bet garantuoju, būtų tai koks nors playoffas, Luka būtų atsistojęs, nuėjęs ir būtų žaidęs toliau ir nieks ten net nebūtų žiūrėjęs į tą pusę visai, žinai. Tai va toks, aišku, ten savęs saugomas be abejo dar buvo, žinai, bet to čia draugiškas, ką man plėšti, jeigu man skauda. Bet tas toks, pažeidžiamumas labai ir Sekuličiaus komandos nevaldymas, nėra variantų. Be Lukos Hrovatas galintis iniciatyvas. Vienas žaidėjas, kuris gali susikurti, o daugiau Prepeličius nesusikurs, išmes pro rankas gali, vabank visiškai tokį metimą. Omičius pats nieko nesusikurs. Ten tie visi nuo suolo kylantis kiti sloveniukai, Nikoličius taškų neužmes. Dauguma iš jų gaus metimų, nes gali susikurti kažką. Bet tai net ne Latvijai. Tai net ne Latvijai, kurie priklausomi labai smarkiai nuo pataikymo, šitie irgi labai smarkiai priklausomi nuo pataikymo, bet Latvijų rūsteris geresnis šitoj vietoj, man tikrai geriau atrodo. Su Slovėnais bėda visiška. Jaka Blažius karjerą baigęs, Dragičiai baigė karjerą, viskas, Prepeličiaus geriausi metai ir Dubai turbūt nieko ten nebus iš jo. Jo, naturalizuotas Omičius, irgi tik paimtas į komandą dėl to, kad nebuvo iš ko rinktis, ten į Tobi nėra, Anthony Randolphas paseno, viskas. Priekio nėra visai. Visiškai priekio nėra. Ten nei gynybos, nei atkovoto kamuolio, nei trenerio. Ir nei trenerio nėra. Vienas top 3, top 5 žaidėjas. Tai Zorano žmona ir pasakė,
aš tavęs nenoriu imti už nuopelnus praeities, pasakyta Zoranui iš Sekuličiaus, o žmona pasakė treneriui, kam tu taikai, mano vyrui ar savo. Praeities nuopelnai. Nuostabu, kai žmonos kišasi. Bet tiesa pasakyta. Nu? Tiesa pasakyta, praeities nuopelnai, žinai, viskas. Ta karjera praėjo, tie žmonės paseno, nieks neužaugo. Nieko nėra. Sėkmės. Taip, kad Augis sako, kantrybės ir kad sėkmės. tebūnė Izraelis aukščiau už Slovėnus. Nu, tebūnė, bet Slovėnai išeis 8-finalį, bet ką ten veiks, aišku. Kaip bus sunkus Lukai, kai komandžiokai ten neįmes laisvi, kai Be abejo, sudvigubins, tada teisėjai nešils baudų nervosius. Faktas. Luka- Lukai reiks dirbti, Luka varys. Pradės valgyti čiampo metu ir po čiampo taps vėl to. Luka 30 minučių žais ir komanda, kuri labiausiai yra priklausoma nuo vieno smarkiai išreikšto superstaro. Lukas sulaužys kažkas, ten kepštels į koją, čiurną išnarins, viskas. Slovėnai iš grupės neišeis, jeigu tai bus kokiam pirmam, pavyzdžiui, mačui. Lenkai pasiėmė Lloydą, kur nors buvo prieš tai kalbų, kad ten Lloyd, mes patys irgi podė kalbėjom, kad jo nugarai kapėts ir kad ten nelabai tas čia Lloydas ir bam žiūrim treniruojas. Nemaišys. Ir būtent jisai paimtas. Ponitka Balčerovskis irgi panašu kaip Izraelio, tas, kur skirtingų Balčerovskis centriukas, Ponitka all around, Lloydas skoreris toks ir gynėjas. Tai irgi turi panašiai kaip Izraelis. Plius turi, namus turi, Katovice. Jo, čia labai ta D grupė, tokia 2, 3, 4 vietos labai gali įdomiai išsidėlioti. Ir sakyčiau, kad gal net... Nu, aš kažkaip norėčiau Lenkus aukščiau Izraelio statyti, mano būtų statymas. Tada Slovėnai 4 vietą krenta jau visai. Tai va, aš ką norėjau ir pasakyti, kad dėl C grupė yra dėl pirmų 3 vietų neaišku. Čia dėl 4. Čia dėl 5 net gal net. Realiai. Jo, vat, kad... Dar belgai man kažkaip tokie. Man tokia viena iš įdomiausių grupių. Dar belgai, ko gero, kad... Nu, jo, daug gerų mačų bus. Praktiškai kiekvienas mačas bus kažkuo... Ir tie patys islandai. Ir net nebus, kad, manau, prancūzai daužys ten, kaip kur serbai turbūt savo grupiai. Ne, nes jie labai... Aš manau, kad daužys, bet... Ir vėl tas pats. Bus tiesiog taip. Nes labai gynybinį krepšinį prancūzai žaidžia. Tai dėl to. Ir jie draugiškose ten 8-7-4 laimi, pavyzdžiui. Nebus, kur serbai ten mes, manau, kad 90 plus ir tada bus jau kiti reikalai. Šiaip prancūzai įdomu. Kas vat, jų tas lyderis turėtų logiškai turbūt sakytum, Jabusėlė su Maledonu. Tokie tempiantis, nes Maledonas jau tapo tuo vyru, kurį Realas ima. Tai ir sumetė. Jabusėlė net nėra kalbų. Tai ir sumetė. Ir per Lebrono žmogus dėlioja praeitą vasarą. Tai Francisko nereiškia, kad nieko nepataikė paskutiniam. Tai gali irgi traukti, kogi ne. Tai vis tiek. Nu ten ir Nadiras Gifi dabar paimtas. Paskutinė sekundė. Sveikas, ką veikia? Bet tai čia, žinai, jis stovyklai buvo. Nebuvo išvaręs, ne? Ne. Bet tai ten abu vienodi, ten toks ir praradimas, žinai, ir panašus labai žaidimo stilius. Nu jo, Hifis labai panašu, tas toks ir tas toks. Neblogesnis, man tai Hifis, neblogesnis už Strazelį. Nu jo, pataikantis, drąsus, naglas, viskas. Nu tik skirtingai, kad Hifis vieną apie taškus, o kitas gali pakurti. Strazelis labiau organizavimą ir pasiginti geriau gali. Ir toks užkins, labai užkinsantis. Taip. Tai, ir šiaip manau, kad gali pritrūkti prancūzams to žaidimo organizavimo, jau čia kalbant apie labai toli čempionate, svarbiose rungtynėse. Yra Maledonas, Akobo, Francisko, Kordinyje, yra to talento belekiek, bet tokio žaidimo, vieno tokio, kuris sustatytų žaidimą, aišku, šiuolaikinis krepšinis yra labiau tiesiog apie pranašumų kūrimą, bet kažkaip man atrodo, kad to jiems gali kažkiek gal pritrūkti, tokios ramybės, žaidimo organizavimo, prieš agresyvesnę gynybą, gal jeigu žais. Labai galvoju, kad gali klaidų nemažai daryti. Daug jaunimėlių yra. Šeras, Saras, kur, jauniausia komanda Eurobasketą, žinok, man atrodo. Pagal amžiaus vidurkį. Gali būti. Jo, o ispanai jauniausi per berods 20 metų su tais 2 vaikais. Ne, tai čia iš vis... 26 vidurkis berods. Koulibaly, Aleksar, Rizašeras, tai čia visi vieną sezoną, jo, vieną sezoną sužaidė NBA. Koulibaly 2. Tai ir visi kiti irgi nėra, kad... Labai įdomu šiaip stebėti, tos, kur turbūt iš tų, kiek išvarinai, bent kokie 2 turbūt starais, ten superstarais gali tapti. Tai labai įdomu prancūzų šiaip žiūrėti, pirmus žingsnius vyrų krepšinį, starų, kurie NBA jau yra ten pačiupti ir daroma. Kur gali būti, kad apie juos kalbėsim už 10 metų, kaip apie komandos lyderius ir jau iškovojusius medalius, o dabar jie turėjo savo pirmą čempionatą su komanda. Kaip Vembis turėjo
olimpinėse žaidynėse, kur sakė, sveiki, aš atvykau. Įsidėmėkit mane, kas dar nežino. Taip. Tai va, jiem irgi šitą progą. Gali būti. Dar va, irgi pažiūrėjau apie Eurobasketo, ten Wikipedia tiesiog grupių ieškau ar kažką ten, ar tvarkaraščio, žiūriu, teisėjukai visi sudėti ir žiūriu neblogai, 4 teisėjai. Barkauskas, Gedvilas Mačiulis ir Petrait. 4 lietuviai irgi teisėjaus, toks lietuviškas akcentas. Nu ir pabaigai galim tas 5 prognozes tokias pasidėlioti. Čempionai ir MVP, Lietuvos užimta vieta ir X faktorius, čempionato fiasko, čempionato tokie X faktorius irgi išsišokėliai, kur komanda netikėtai kažką pasieks. Ir iš tų, kadangi vis tiek šitas čempas toks kalbama tikrai, kad praktiškai, išskyrus prancūzus atvažiavo visos žvaigždės. Tai ir kas iš tų žvaigždžių toks bus, ar surengs pasirodymą kokį nerealų, ar ten tiesiog bus nestabdomas, nebūtinai, kad komanda kažką pasieks. Bet tokia ryškiausiai šviečianti iš tų visų žvaigždžių. Tai pradėkime nuo čempiono. Pirmoji nesiskirs, manau. Aš noriu, irgi nesąmonių nešti, aš rašau Vokietiją Wagner. Serbija Jokič. Nenori būti logiškas, nori būti toks, kad būtų įdomiau. Kad serbai vėl ir liks be aukso. Renki tą antrą vietą, tai čia nėra, kad labai užsišoki, Harį, žinai. Bet, ryškus. Gerai. Jeigu reiktų pinigų statyti, tai už savo pasirinkimą aš nestatyčiau. Bet aš, romantikas. Serbija Jokič. Gerai, apie lietuvėlį tada pakalbam. Kokią vietą prognozuojam? Ir kas bus tas žaidėjas, iš kurio, taip... Vis tiek, sakykime, kad yra 2 žaidėjai, iš kurių mes tikimės, kurie bus lyderiai, Jokubaitis ir Valančiūnas. Kas bus tas kitas žaidėjas? Sirvidis. Aš pasirašiau Sirvidis. Ypač po to, kai atkabino dabarėjimą, kad jo vaidmuo išauks ir kad mums reiks pataikyti, nenori, ne tik 4, bet ir visiems kitiem. O iš dabartiniai rinkti nesančių žaidėjų, tai turbūt, kad Sirvuchas su stabiliausiu metimu iš tolimo nuotolio vis dėlto. Aš taip galvoju. Aš irgi tarp Sirvidžio ir Gedraičio rinkaus, bet kadangi Gedraitis nesužaidęs, bet labiausiai patyręs, tai jam neturėtų drebėti kinkos, tai aš galvoju, kad Roko Gedraičio čempionatas bus, kad užmes Rokas. Ne vienas rungtynės. Taip dėliojasi, dabar dėl galtinės vietos, aš taip susidėliojau, kad mes žaisim ketvirtfinalį su graikais ir kažkaip susidėliojau, kad mes juos laimėsim. Vis dėlto. Kad galbūt Janiui kažkas atsitiks, o ten Turkija, Latvija, beliai nematė. Ir tuos praeisim. Taip man kažkaip. Jo, kad gautume graikus, jeigu jie pirmi, mums reikia užimti antrą vietą grupėje. Taip. Tai turim nukalti suomius, jeigu taip jau labai čia. Taip. Tai apie tai kalba. Aš tai ir sakau, kad Suomija ateis pas mus su 3 laimėtais mačais, mes ateisim galimai po pralaimėjimo Vokietijai, bet tai bus tik į naudą mums ir manau, kad graikus mes paimsim ketvirtfinalį. Ir kas vyks pusfinalį. Ir top 4 ten, žodžiu. Ketvirtukas. Prognozuoji medalius Lietuvai. Ketvirtukas. Ne, ketvirtukas. Ne, bet jeigu vieta, tai ketvirtas. Nes aš pasirašęs 4 vietą. Ketvirta. Pas mane 4. Aš lygiai taip pat galvoju, kad jeigu 2, gaunam graikus ir tas... Kryžkelė buvo ketvirtfinalis Graikija su Janio X faktorium. Ir mes sužaidžiam virš savo galimybių, mes užmeta Gedraitis, užmeta Sirvidis ir Dževy laužo centriuką. Ir mes ketvirti. Kas graikų centras šis? Dinas Mitoglų. Dinas Mitoglų ten yra. Tai jo, Dževy, manau, tikrai galėtų iš jo ten ką nors padaryti. Priprognozavo čia toli labai. Tai aš būtų sakot 4 vietą? Aš tokį, aišku, irgi čia labiau į pozityvą. Jeigu sakytum logiškai, aišku, tai suprantam, kad turbūt ketvirtfinalis mums turėtų būti ta riba, kur mes turėtume pralošti. Logiškai, nes graikai turi Janį. Bet aš tikiu, kad mes sužuosim virš galimybių prieš graikus, užmesim ir išeisim pusfinalio, ten nebus šansų, abu mačus gaunam ir kaip ir faina, kad pusfinalį, bet be medalių. Bet top 4. Top 4. Gerai, jūs pozityviai, aš tada sakau, kad 9-16. Tai reiškia. Tai kad mes gaunam nuo Latvijų arba Turkų. Čia nesvarbu, bet aš tiesiog manau, kad grindis šitos komandos yra 8-finalis, o Lubos 4-finalis. Tai daugiau nėra kur. Ketvirtfinalis, sakykime, yra logiškas spėjimas. Lubos yra pusfinalis. Bet aš sakyčiau, kad tavo 9-16 labiau yra pesimistiškesnis negu realistinis. Aš kažkaip taip galvoju. Ne, tai čia tam prognozuoju. Bet aš labai tikiuosi, kad išsivystys jūsų scenarijų. Labai būtų smagu jau. Nėra klausimų. Kiek laiko? 10 metų? Be medalių. Jo, 15. 2-15 sidabras. Taip. Senai buvo džiaugsmo. 2-11 irgi nieko nebuvo. Ką X faktorių žaidėjų? Sirvidis. Gerai, čempionato fiasko. Kas galvojate iš tų tokių, kur... Bet tu pats nesitikė iš nieko iš jų. Nesitikiu. Nes aš prancūzus parašiau. Aš galvoju, kad jaunuoliai... Iš tų, ko apsišiks. Šitaip tu dėlioji tada taip. Iš tų, ko tikiesi. Tai aš latvius rašau, jo, irgi. Prie savo žiūrovų su Porzingiu paskutinis šansas. Čia būtų, sakyčiau, fiasko. Nes jie apie medalius kalba.
tai jiem jie neišėti. Ir jie bookmakeriuose ten aukštai labai parašyti, už mus net aukščiau statyti. Nu, bet logiška. Jo. Namai, sudėtis, laikas jau kažką parodė. Sakyčiau, kad Latvija. Aštuntfinaliai, jeigu praeis, tai bus gerai. Nu, aišku, jeigu net Lietuvos šoks. Nu, išsišokėliai, tai pas mus tada su Žilva logiška turėtų būti, kad lietuviai. Ar ne? Ar tu dar kažką kitką? Jeigu jūs ketvirtą vietą, tai tikrai lietuviai. Čia visiškai prieš prognozes. Jo. Faktas. Ir tada Janį aš dar pasirašiau galą. Janis, ne, kad šis. Kokia tavo pasirašiau? Ar jie laimės, ar jie nelaimės? Išsišokėliai ir ryškiausiai žvaigždė. Jo, Janis man kažkaip. Mano išsišokėliai, aš nežinau, ar jos taip galima vadinti, bet ispanai. Logiškai. Nes visi rašo apie 10 vietą, aš juos vertinu aukščiau. Nu tai jo. Ir galvoju, kad jie gali vėl netyčia pasimti. Nu, tas klasikinis. 10 vyrų žaidžia krepšinį 40 minučių ir vis tiek ispanai galiausiai laimi. Nelaimės čempionato, bet manau, kad gali toli nueiti. Vienu metu čia tiko ne tik krepšiniui ir futbolui, ten irgi ispanų kartą neždavo. Visi šokėliai, kad ispanai laimės bronzą. Darė Brizela. Ir aš manau, kad čia būtų tikrai įsišokimas. 5 Valencijos žaidėjai. Kad ispanų negalima rašyti ir jie eilinį kartą vėl. Kiek jums reikia čempų, aukščiau galimybių ir prognozių visų paneigti, kad jūs jau nebenurašinėtumėte. Kiek mums reikia padaryti? Nežinau. Ir Skariola bus atsisveikinimas. Mums reikia 10 medalį iš eilės laimėti po čempionate, ar kaip jums tipo? Aš pasirinkau žvaigždę Dončičių, nes aš galvoju, kad jo tavo fizucha ir kad mes jo labai mažai matėm pasiruošime, mus biški užliuliavo ir apie jį mes truputį pamiršom. Bet kad jis atėjo į Lakerius ir jam, man atrodo, Lebronas, žiūrėk, tu ten Dallas'e galėjai daryti, ką nori. Pas mus Los Andželė, mytybos planas, trenkės, dirbi. Ir man atrodo, kad pamatysim Dončičiaus. Bet, žinai, aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kaip Kalis yra mūsų režisierius šiuo metu. Ką padaręs? Ai, kad dėjęs? Jo, dėjęs ant podcast'ą. Ant Eurobasketo jis dėjęs. Dabar jis išgirdo dabar jau, nes nelabai. Minutę laiko bandė prisikviesti, jeigu ne 5. Reikėjo mesti iš kažko. Ervi, kviečia tave, Deivis. Gerai, kas lietuviai kelintą vietą, Deivi, Ervi? Po prognozę, kelintą vietą lietuviai? 4, Deivis sako, Ervis. Matai. Matai, mes galėtume pardavimų vadybininkais dirbti Žilvą. Pardavėm jiem 4 vietą. Gerai užsidirbsit, gali pasakyti gerai šitų tokių. Siūlė man daug kartų pardavimuose dirbti, sakau, ne. Tu dirbai, Harry. Aš nekenčiu. Tu dirbai sportvienė. Nu, ten komunikacija pusiau. Nu, bet vis tiek. Susijęs baisu to. Parduotėm būdavo neįmanoma. Parduotas vasaras buvo. Kontora. Vasara parduota buvo. Nieko, parduokim šitą Eurobasketą. Pagaliau šventė ateina į mūsų namus. Kiek pabus Eurobasketas, kelios savaitės ir Eurolyga prasideda. Marškinėlius pralošė? Fantastika. Ar ne? Ne, šį kartą nepralošiu. Blema dar ir ne. Šitie per geri iš to nepralošė. Ne, šitie Marčiulionio, šitie paprastesni. Išrinksiu dar jo, neišrinkau, teisingai atsiminiau, kad Jakučionio ką Maikę atiduoti. Tai va, šiandien ir išrinksiu. Gerai. Podcastas baigtas. Subscribinkit, laikinkit. Vamos Lituanija. Savo prognozės. Vamos Lituanija. Tikim, kad bus kuo geriau. Rašykit komentarus irgi, kur mes šiandien susišnekėjom, kaip jūs manot. Ir susimatysim daug greičiau, negu įprastai padarysim bent porą dar podų per čempą, manau. Iki. Ačiū visiems. Iki. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.